Andrius Jarašiūnas, geštalto terapeutas, NLP treneris, coachingo specialistas, konsultuoja klientus individualiai, veda pardavimų, dėrybų, komandos sutelktumo mokymus. Andrius sako, žmogui reikia žmogaus, nes save pažįstam per santykį su kitu. Tu, Andriu, esi geštalto praktikas. Kodėl geštaltas? Kodėl geštaltas? Labai geras Vidai klausimas, žinok, dažnai aš girdžiu tą klausimą, kai mes kalbamės, nes yra skirtingų krypčių ten ir taip toliau. Man prie širdies galbūt labiau būtų buvusi kognityvinė elgesio terapija, tik tai jie, kaip bandžiau studijuoti pas juos, jie sako, tavo magistro laipsnis netitinka mūsų reikalavimų, žinai. Okay, tai vat geštalto kryptis, ta yra, kuri priima socialinių mokslų magistrus, jeigu ten tu turi atitinkamą išsilavinimą, tai jie priima, žinai. O kognityvistai nepriimė. Jie griežtesnius reikalavimus taiko savo krypties studentam, specialistam. Ir viskas, visa idėja. Tai aš taip, tebūnie, žiūrėsim, kas bus. Ir žinok, dabar galvoju, kad visai fainai, nes sprendimas, tiksliau palyginimas yra per ką. Neurolingvistinis programavimas NLP, labai daug algoritmų, labai daug tokių, žinai, priežasties pasekmės ryšių, labai daug tokių modelių, technikų. Ir aš taip kaip lyginu tos aprašymus arba tai, su kuo tenka susidurti, žinai, su kognityvistais, tikrai nesu tos srities specialistas, galiu klysti, žiūriu, kad labai daug panašumų, žinai, yra, plus turiu kolegų, kurie NLP specialistai, praktikai, žinai, ir mokosi kognityvinės elgesio terapijos ir mes kalbam, sako, jo, labai daug panašių dalykų yra. Sakau, nuostabu, fainai. O NLP kūrėjai, jie modeliavo Fritzą Perlsą. Tai viena iš geštalto terapijos, žinai, kūrėjų. Ir netgi turiu keletą knygų, kur aprašyta, kaip jie tai darė, žinai, kaip tas modeliavimas vyko, žinai, kaip jie ten stebėjo, aprašinėjo elgesio modelius ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad aš esu vietų ir laiku. Super. Tai aš paklausiu populiarių klausimų. Dabar labai populiaru girdėti, užsidaryk savo geštaltą, užsidariau savo visus geštaltus, pasaulis dabar atsivers manojai. Kas tas geštalto uždarimas, Andriu? Paprastam žmogui. Paprastam žmogui. Žiūrėk, aš vis tiek negaliu būti kaip paprastas žmogus, turiu kalbėti kaip ir specialistas to vietoj. Visų geštaltų, visų temų pradirbti neįmanoma. Tiesiog neužteks tam gyvenimo, nes tiek, kiek jau tu pragyvenai, jau istorijų visokių buvo, žinai, tai jau visų ten temų pradirbti neįmanoma, jis tiesiog nesibaigia. Žinai, nėra tokios funkcijos, kad žmogus ne telefonas, kad programėlės nenaudoji, ją pašalini iš telefono ir viskas, ir gyveni. Ne. Vienaip arba kitaip tos gyvenimo patirtis yra. Išeisim į gatvę šiandien ir mums atsidarys naujas geštaltas parduotuvėj susibarus. Jis visada atsidaro, kai tik tai kyla kažkoks tai impulsas, kai atsiranda kažkoks tai poreikis, visada atsiranda. Tai žiūrėk, va tada darom šitaip, uždaryti geštaltą, tai užbaigti situaciją. Užbaigti situaciją. Ir dažnu atveju neigiamą situaciją. Ir nebūtinai, nes jeigu bendrai paėmus, tai yra mano santykis su aplinka. Reiškia, aš būdamas aplinkoj kažkokį tai procesą paleidžiu. Pavyzdžiui, aš dabar norėčiau vandens ir tarp kitko, bus labai geras pavyzdys. Jaučiu, kad organizmas kažkaip reaguoja. Čia interviu vis tiek kažkoks jaudulys, organizmas kažkaip reaguoja. Jaučiu, kad džiūna gerklė. Aš įsivardinu pojūčius. Tada aš interpretuoju, ką tai galėtų reikšti, koks čia man signalas. Visai burnos gleivinė pradėjo džiūti. Trūksta drėgmės. Greičiausiai reikia išgerti vandens tam, kad atstatyti tą natūralią būklę, būseną, kad galėčiau toliau laisvai kalbėti. Geštaltas atsidarė. Iki šitos vietos yra atidarytas, aš jau dabar suprantu, kad man reikia vandens. Jo. Gali būti, kad aš klaidingai interpretuoju. Ir sakau, gal duokit saldainį. Pagalvoju, gal aš sirgu jau, man man temperatūra kyla. Tai čia bus klaidingas įvertinimas. Interpretavimas. Pavadinkim taip, kad mes per savo patirtį, žmogišką patirtį, gyvenimišką patirtį, labai daug turim patyrimų ir kažkurios patyrimus pasitvirtinam. Tai pasiteisino strategija, kas yra ir NLP strategijos, ir kažkas nepasiteisino. Arba netgi klaidingai vardijom, irgi čia problema, ne? Savęs pažinimo klausimas yra taip, kiek aš save pažįstu, kiek aš atpažįstu tuos pojūčius, kurie... Kokius aš priskyriau prasmes tiem įvykiam ir tai visai atsidaro
liaudiškai neuždaryti gestaltai. Taip ir lieka tos situacijos neužbaigtos. Tai aš noriu savo situaciją užbaigti, parodyti, kaip užsidaro gestaltas. Jaučiu, kad džiūna gerklė, aš žinau, kad aš turiu vandens, aš pasiimu vandenį ir dabar galvoju, tai kiek man reikia jo, kad patenkinčiau tą poreikį, nes yra poreikis visada kyla viduje, jis niekad nekyla išoriai. Aš turiu kontaktą su išorė per 5 jutimo organus. Ne? Matau, girdžiu, žodžiu, galiu paliesti, galiu pragauti. Va, ir aš kontaktuodamas su aplinka ir su savim, nes turiu ir savo vidinius pojūčius kažkokius tai, ne, suprantu, koks tas impulsas kyla. Atpažįstu tą impulsą, pagaunu, kad jisai kylo, tada vienaip arba kitaip interpretuoju ir ieškau, kaip tą impulsą arba poreikį išpildyti. Tai aš dabar atsigeriu vandens, tikiuosi, kad labai į mikrofoną garsas nesklis. Nieko tokio. 2 gurkšniai nukeliavo. Jaučiu, kad pakankamai vėsu, gaivu. Reikia ar nereikia, noriu dar ar nenoriu, šiai akimirkai užtenka. Viskas, gestaltas susidarė. Poreikis išpildytas. Ir kas yra įdomiausia, didžioji daugumai, mes dabar ne apie metodologiją, bet jau vis tiek tą pavyzdį dėsiu, didžioji daugumai knygų pavyzdžiai su maistu yra pateikiami, kaip parodyti, kaip kyla impulsas, kyla poreikis, gestaltas atsidaro ir kaip, žinai, išpildžius tą poreikį, suvalgius kažką, arba vandens atsigėrus, kaip gestaltas susidaro. Tai vad gestalto uždarimas, situacijos užbaigimas. Tai dabar, Vidai, į klausimą, kurio tu neuždavėjai, iš karto aš atsakau. Ką daryti su tom situacijom, kuris įvyko ne šiandien, o kažkada? 20, 30 metų atgal, 5 metai atgal ir taip toliau. Tai vis tiek žmogus kažkaip adaptuojasi, jis kažkaip gyvena, eina per gyvenimą, priminėja sprendimus ir taip toliau. Bet ta situacija, jinai fone. Jeigu pameni, buvo toks animacinis filmas apie Karsoną, kur ten ta namų tvarkytoja, žinai, sako ten mažyliui, tam personažui, kurio jau man zvimbė, žinai. Tai tos neuždarytos situacijos, jos tam tikrą prasme kažkur tai zvimbė. Kita metafora būtų kompiuteris. Atsidarai kompiuterį, atidarai daug langų. Ką daro tie atidaryti langai? Tos programėlės skirtingos, tenais daug atsidarai, jos stabdo kompiuterio veiklą. Tai vad gestalto uždarimas yra, stop. Kažkaip energijos pritrūksta. Vienas iš simptomų, žmogus sako, aš nuovargis, tai kažkaip tos emocijos tokios nedžiugina, kaip sako, laimė be simptomė. Nedžiugina gyvenimas. Kažkas yra šiandien, kažką aš tikrai turiu šiandien, galbūt to priežastis yra įvykiai, kurie buvo anksčiau, juos tiesiog reikia su jais, kaip dabar madinga sakyti, pradirbti, kiek įmanoma uždaryti gestaltę. Tai reiškia, kad mano santykis su to įvykiu, kuris buvo kažkada, taptų kuo labiau neutralus. Manęs tai, man tai nekeltų įtampos. Aš dėl to mažiau arba visai nustočiau nerimauti, aš žiūrėčiau tai ramiai, tiesiog tai buvo, okei. Tai reiškia, mes kokį dar vieną turim klausimą, kokie įvykiai ten buvo, kaip juos galima klasifikuoti ir taip toliau, bet jau mes čia taip, žinai, kuo toliau į mišką, tos turesni partizanai. Supratau. Tai va, gestalto uždarimas ir situacijos užbaigimas. Situacijos užbaigimas. Nori dar vieną pavyzdį, kur tikrai visiems bus aišku. Tikrai, mėlyjei, visi, kas žiūrite, jums bus labai aišku. Kaviniai. Mes ateinam su tavim, prieina padavėjas, tu kažką užsisakai, aš kažką užsisakau, jam gestaltas atsidarė. Jis atnešė, mes pavalgėm, sėdėm, ten gal dar kavos su desertu, ar ten arbatos su desertu, pas jį dar gestaltas neužsidarė. Mano klausimas tau, kaip tau atrodo, kada pas jį užsidarys gestaltas? Kai užsimokėsim sąskaitą? Nuostabu, tu esi be 5 minučių gestaltistas. Ir būtų bent gerai, kad mes nepasakytumėm, sumokėsim sąskaitą, bet sakysim, maistas buvo šūdinas. Ką jam paliksim su gestaltu, biški, ne? Žiūrėk, tai atidarysim kitą. Nes pagal idėją, jo funkcija yra tokia, žinai, arba tas procesas, ta procedūra, kad jis mus aptarnauja ir, reiškia, mes su juo turim santykį, mūsų santykis užsibaigs, kai mes atsiskaitysim ir atsisveikinsim. Viskas. Mums atsisveikinus, mums atsiskaičius, į to situacijos arba tarkim, reiškia, aš turėjau su kažkokiu žmogum konfliktą, su juo buvau susibaręs ir, tas gestaltas kabėjo atviras. Aš dabar jau kalbu kaip specialistas. Jis atsidarė tas gestaltas ir mes neįsprendėm to klausimo. Nei mes tenais skolų vienas kitam gražinom, nei mes ten atsiprašėm vienas prieš kitą.
realiai, jeigu aš erzinuosi dėl to įvykio, tai yra atviras geštaltas, teisingai. Taip, bet kokiu atveju, jeigu tu jį prisimeni... Tas žmogus, mano priešininkas, seniausiai užmiršęs turbūt, gyvena, džiaugiasi gyvenimu, jisai galbūt net ir niekada nesinervavo, atrodo, iš jo pozicijų, kad jis buvo teisus, o mano manimu, kad ne, man dar skauda, aš pykstu ant jo ir tai prarandu savo energiją ir tai yra atviras geštaltas, tiesa. Ir aš galiu ateiti pas tave ir sakyti, Andriu, yra kažkoks pyktis, kažkas tai tokio. Padėtų man kažkaip uždaryti. Ir žinai, kokia įdomi. Padėtų nuvažiuoti primušti. Nieko savo pasirinkimas, žinai. Gal mes tai galėtume sumodeliuoti kabinete, kad saugiai, ekologiškai, kad niekas nenukentėtų, žinai, toj vietoj, nes momentas koks. Va, tai, tu kaip gražiai sakai, yra konfliktas, kuris neusibaigė, žinai, aš tą situaciją prisimenu ir taip toliau. Tačiau dauguma žmonių taip nemasto, grįžtamo ryšio kilpos laiko perspektyvoje labai gerai suvokiamos yra čia ir dabar, žinai, aš tau labas, tu man labas, aš tau pasakiau, paskambinsiu už valandą, su tą prisimeni, bet tai, ką mes kalbėjom prieš savaitę arba prieš mėnesį, jau, dabar šitam gyvenimo tempe tikrai pasimiršta. Ir žmogus atėjęs į kabinetą, kai kreipiasi į specialistą, jis tikrai ne visas situacijas tokias prisimena, bet jis gali būti, kad jisai labiausiai tokia ryškiausia gali, jo istorikai jis pasakoja, apie save kaip pasakoja, tokia situacija prisimena, jinai jam yra ryškiausia ir čia ir dabar, nes viskas vyksta esamuoju metu. Taip, jis išgyvena kažkokias tai emocijas, jausmus. Ir jau net užmiršęs, dėl ko jis jas išgyvena. Taip, ir mums yra įdomu, žinai, dirbam su tais jausmais, su tom emocijom, kas ten vyksta, kur jos taip užšaldytos yra, arba atidėtos, arba neišgyventos, ar ten kažkas tai tokio su tom emocijom yra. Kalbame su žmogum, taikom tokius metodus. Apsiramino, ramiau, lengviau pasidarė, kažkoks naujas pojūtis atsirado, susijęs su ta tema, pavadinkim taip, čia ir dabar žmogui, ir jis iškeliauja. Pagyvena savaitę laiko grįžta, sako, žinai, dar kažkas yra. Išlindo dar. Tai darom prielaidą tokią, kad apie patyrimą tokį emocinį jau mes kaip ir užkabinam, greičiausiai ta vedančioji emocija yra, su kuria ten dirbti reikia, galbūt kita istorija yra. Bet ir viskas. Nes tikrai ne kiekvienas prisimena visas istorijas. Tikrai jos yra susisumuoja, susideda, susispaudžia, susikomplektuoja ten čia. Labai, mano darbas labai įdomus, aš tą noriu pasakyti. Tai realiai, sakyčiau, mes nei vienas negyvename mėnulyje, kur tuščia terpė. Rimtai, eik tu su. Ir tai mano požiūriu, realiai nėra nei vieno sveiko žmogaus. Na, aš biškį perlenksiu, gal suabsoliutinsiu, tačiau mano tokiu, aš visada tą ir esu kitose vietose tai pasakęs, mano požiūriu, kiekvienam žmogui reikia psichoterapeuto. Tokiai... Jau čia su absoliutiniu, bet aš gal pasakysiu, aš labai esu už psichoterapiją. Ir už geštaltą man parodyk žmogų, kuris neturi neužbaigtų situacijų, tai greičiausiai, jeigu jisai tas, kuris pasakys, pas mane nėra neužbaigtų situacijų, tai turbūt yra antiek dideli trauma, antiek jinai uždaryta, kad jinai tenais turbūt rasi labai didelę traumą. Skeletai spintoje, žodžiu, galima taip pasakyti. Kaip tavo, kad aš čia klausimas, ar nemanai, kad tikrai kiekvienam žmogui daugiau mažiau sveika pabendrauti su psichoterapeutu? Sutinku, Vidai. Aš žinok, irgi man patinka humoras ir, kaip tu sakai, nėra sveikų, yra tik tai nepakankamai ištyrinėti, reiškia. Tai va. Dabar reikia kiekvienam, pagal poreikį, taip rekomenduoti, pasikalbėti apie savo savijautą, apie savo jausmus, apie savo išgyvenimus, apie savo patyrimus, kas buvo dieną, kaip sekėsi. Jeigu tu turi kaip žmogus, jeigu aš turiu kaip žmogus, į ką atsiremti, tai artimoji aplinka. Ir mes patys artimiausi žmonės, žinai, nes vaikas tai turi tėvus, brolius, sesės ten, suaugęs žmogus tai jau savo šeimą turi, žinai, ir pagal idėją yra labai gerai, kai toj artimiausioje aplinkoje aš turiu pakankamai palaikymo, priėmimo, galimybę įsipasakot. Apie ką kalba, nes taip kaip aš išgyvenau, tai yra man įvyko įvykis, o toks įvyksta kažkoks momentas. Nesvarbu, ar tokia reakcija kūno ar kitokia, bet yra. Ir jinai neišėjo, jinai liko. Man reikia kažką. Užtenka man čia atėjo ir pasakė, tu toks, tu nepasiekiai planų, tu nevykėlis. Taip.
O aš grįžau namo su labai užspausta energija. Taip, jeigu jinai niekur neiškeliavo, taip, aš labai išvažiavau. Ant rytojus atėjau, man dar vienas pasakė, pardavėjas, koksai klientas, sako, tu toks, viskas. Taip, tarp kitko, aš potencialus klientas tavo. Ir jeigu kiti yra panašus į tave, tai visi tada potencialus klientai. Taip, visi, kurie panašus. Visiškai su to sutinku, nes tas išgyventa ta patirtis, ne vis tiek turi būti asimiliuota. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, kaip buvo pavyzdys, kai aš gėriau vandenį, tai aš 2 gurkšnis vandens, per 2 kartus jisai nukeliavo, jaučiu užtenka. Viskas, galiu padėti. Aš asimiliavau patirtį. Jeigu tai neįvyko, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo procesuose, ar ten pardavimų procesuose, kur gana intensyvus yra darbas, daug žmonių ateina skirtingų, tai čia nespėjai su vienu atsisveikinti, neaišku, kas gavosi, jau kitas, žinai, stovi eiliai. Ir čia ką tik tai galėjo tau kokį nors priekaištą pareikšti, pavyzdžiui, visiškai, kaip idėja, žinai, tas priekaištas ne tau asmeniškai, priekaištas organizacijai, tai pasidarykit klientų valdymo ten kokias srautus, ten dar kažkas tai tokio. Bet tu priimi asmeniškai. Bet žmogus priima asmeniškai. Čia vėlgi gal ne taip svarbu, kodėl jis taip priima asmeniškai, nieksgi nesitikė, kad ant tavęs kažkas puls, pasakys kažką nemalonaus. Ir dabar staiga tu jaučiau įtampą, į kitą turiu atsisukti ir šypsotis. Tai per tas mikro ten sekundės, minutės dalis aš turiu nusiraminti, taip, ir priimti kitą žmogų su šypsena, gerai jaučiantis ir taip toliau. Tai vat, toks šalia atsiranda dar toks efektas, dabar žmonės labai siekia ramybės. Tai aš laikau, kad ne tos ramybės, kad išvažiavau į mišką, tylu, paukščiukai čiulba ir taip toliau. Ramybės tokios, kad kas bevyktų aplinkui, žinai, manęs tai neišmuša iš mano kažkokios tai pusiausvyros. Aš turiu tokią pusiausvyrą, tokią toleranciją, rizikai, įtampai, stresui, kažkiek aš jo toleruoju ir kas ten bevyktų, aš, išklausiau, tinka, atsižvelgsim, turėsim omeny, atkreipsiu dėmesį, perduosiu vadovybei. Bet neprarijau to. Tai va čia siekiamybė, čia yra gerai, kalbant, gerai treniruoto žmogaus, žinai, jau toks požymis, kad jisai sugebėjo tai atstovėti, viskas tvarkoj, jūs ką sako, tai yra jūsų, tai ne apie mane, bet čia, žinok, tikrai treniruočių labai daug reikia. Aš dalyvauju tame, bet aš nesu tame. Aš nesu tai. Aš nesu tai. Koks gražus posakis ir aš galiu sirgti, bet aš, geriau aš nelaikysiu savęs ligoniu, nes sirgimas tai yra procesas, sveikimas yra procesas, o ligonis, žinai, tai jau yra identitetas. Ir jeigu žmogus save, tai labai aukšto apibendrinimo lygmens įsireiškimas ir su kuo žmogus save identifikuoja, jis paprastai taip ir gyvena. Kaip žinai... Tai jo istorijos dalis. Iš principo, jis įrašo į savo istorijos dalį. Tapatybės dalis. Tapatybės, tai tapatybės dalis, tai jo tavo istorijos. Tai visos pravardės, visa kita, ypatingai iš mokyklos, jeigu ateina ir jos nėra ok, ir jeigu žmogus to nepaleidžia per gyvenimą, žinai, toliau tą nešiojasi, tai vienaip arba kitaip žmogų tai veikia. Labai įdomus pokalbis, netikėjau. Aš net pagalvojau, man tokia atėjo, kaip sakoma, vyras dirba darbuose, versluose kažkokiuose, šiai dienai lūkesčiai tikrai vyrams dideli ir jisai pasina, o jam lūkesčių nepateisino klientas, nepateisino žmona, nepateisino draugai, nepateisino jo verslas. Tikrai daug tų atsidaro tų geštaltų. Jis sakau, tokia atėjo, tada vargšas, jeigu žmogus jisai nežino, kad galima nueiti pas psichoterapeutą ir kažkaip tai padėtų susidaryti, vyrai naudoja labai tą, gal čia yra atsakymas, kodėl taip daug verslininkų ar dar vyrų naudoja seną mūsų protėvių įskiepytą geštalto uždarimo praktiką, degtinės butelis ir stiklai į sieną. Teisingai, bet šiaip, tas kada per daug tau tų geštaltų atsidaro ir tu nežinai, kaip juos uždaryti, vyrai, kodėl dažnai nusirauna pavartojus alkoholio. Ar čia irgi ne tie patys geštaltai išlenda laukan? Žinok, mes bet ką galim pakišti po geštalto savoką neuždaryto. Tai tik tai kūrybiškumo klausimas. Žinok, sutinku už tai, kad įtampa, kuri kyla, vėlgi grįžtų, žinai, kažkas atsitiko, aplinkoje atsitiko, mano vidus į tai sureagavo. Vidus sureagavo, kilo poreikis su tuo susitvarkyti. Ir arba aš turiu pakankamai jėgų, energijos, kompetencijų, žinojimo, kaip su tuo susitvarkyti, arba ne. Ir pavyzdžiui, situacija manęs nepriklauso. Visiškai manęs nepriklauso, man paskambino, mane tenais išvadino kokiais žodžiais, ten dar kažkas tai tokio ir numetė ragelį. Aš net neturėjau galimybės kažko paklausti, o tai kas atsitiko. Ir aš dabar kažkaip su to turiu tvarkytis. Tai reiškia, aš turiu turėti kompetencijas, gebėjimus,
kaip nusiraminti, ne, ten visi tinka kvėpavimo pratimai, savo kūno stebėjimas, kažkokia tai strategija išėti pasivaikščioti, pabūti su savim, man visi variantai tinka, kurie padeda. Tik tai, kai yra labai daug tokių įvykių, pavyzdžiui, per dieną, nu tikrai, ten vyrams, nu visais laikais buvo vyrams, ten toks pasakymas, tu gi vyras. Vyrai neverkia, vyrai padaro, vyrai vizijas turi, ten pasodinti medį, užauginti vaikus ir pastatyti 3 namus, ne? O dabar dar Lamborghinis dasidėjo ir namas Ispanijoje. Apie tai negaliu nieko pasakyti, bet mintis yra kokia, kad tas spaudimas yra ir vat klausimas, kaip aš viduje su to tvarkausi. Tai kadangi neužtenka, aš nežinau, kaip su to tvarkytis, nes manęs, to nemokė, aš gal pats neišmokau ir nežinau, bet aš mačiau, kaip tai darė kiti protėviai. Aš mačiau, kaip tai darė kiti. Ir aš galbūt esu pabandęs, man tai padėjo nusiraminti, nusinulinti, persijungti. Bet tai neekologiškas būdas. Na, tai jau kitas klausimas. Labai neekologiškas, labai blogas. Aš čia pažymėjau, kai labai blogą pavyzdį. Aš su tavim sutinku. Kad tie laikai turėtų, jau ir nešiuolaikiškas tikrai ne. Ir nepraktiškas būdas, nes jis visą laiką lips ant to pačio grėblio, vis kartos ir kartos. Problema realiai neįsispręs. Neįsisprendžia, netgi jeigu taip pat dar šitą temą truputėlį pavystant, aš buvau vienam renginį, vieno Lietuvos komiko, žinai, renginį ir jisai uždavė klausimą, žinai, auditorijai, sako auditorija vyram, klausimas vyrams, vyro auditorijai, paplokite tie, kas lankosi psichoterapijoje, tai mes buvom dviese, žinai, nors ten buvo gal 1000 žmonių, žinai, ir tikrai vyrų buvo 500, tarkim, ne? Tai tarkim, kokie 500 vyrų buvo ir 2 mano plojimai buvo ir aš taip pradėjau ploti. Aš ir papločiau. Ir dar vienas paplojo, žinai, kažkur, tai ten taip, toks variantas. Tai apie ką kalba, kad, žiūrėk, iš vienos pusės tai yra gerai, kad žmonės ieško sprendimų patys, iš kitos pusės, ar jie yra ekologiški. Jo, taip. Dar vis tiek šiek tiek velkasi tas toks tarybinis šleifas, kada psichologas buvo, tai, kur pas psichologą jie? Tu vyras, jei žinai, koks mitas yra tai vietoje. Kas tau? Na, teisingai, dar šiek tiek velkas toksai. Yra. Mažai, bet yra, tikrai yra. Net ir ta mūsų dialogo tokia dalis prasmės, kad parodyti, jog tu nesi durnas, kad eini pas psichoterapeutą. Vidai, aš kaip tik norėjau tą pasakyti. Kodėl aš einu pas psichoterapeutą? Todėl, Andriau, kad aš esu motyvuotas. Man reikia judėti prieki maksimaliom 100% pajėgom, o ne su 30 pajėgų. Nes 70 atima, manau, neuždaryti geštaltai. Teisingai, Andriau? Gali būti ir taip. Tai tu, jei tu esi motyvuotas ir tu judi, darai, tu privalai. Vis ateit kažkaip, privalai, gal ne tas žodis, bet labai rekomenduoju. Rekomenduoju. Tokie higienai. Higienai, būtent. Dantis valomės kažkodėl. Nes juk aš prieš 2 metus įsivaliau dantis, nebereikia valytis. Vieną kartą įsivaliau, viskas. Jo, ir viskas. Toks reguliarus savo emocinės būsenos pastiprinimas, žinai, toks pasimokymas iš savo patirties, tokių neužbaigtų situacijų užbaigimas. Žinau, tinka visos formos. Ir nebūtinai psichoterapija, yra vyrų brolijos, vyrų klubai, yra rekolekcijos. Bet kas tau nors kažkiek padeda, tai gali daryti ir vienas, ir gali daryti su kitais žmonėmis, žinai, ar viens ant vieno, ar grupėje, bet kas tau padeda nors kažkiek pažinti save, suprasti, dėl ko tu nerimauji, kaip tu atsipalaiduoji, kaip tu priiminėji, kaip tu matai pasaulį, kame tu matai problemą, kaip tu sprendi. Kaip tu vertini tuos įvykius. Labai svarbu, kaip tu vertini įvykį. Ne tiek svarbus įvykis, kiek kokį tu lipduką ant jo uždėjai. Viskas, uždėjau, kad čia aš toks ir toks. Visi metodai tinkami. Tai dabar kokiu pagrindiniu klausimu ateina pas tave? Jeigu, taip, žmonės. O čia man reikėjo... Kas yra pagrindinė žmogaus problema? Dabar mes turim, jeigu taip, žinai, apibendrinti ir greitai, pabandysiu 3 tokius įsivardinti momentus, žinai. Tai vienas yra, tai nerimas ir su nerimu susiję dalykai. Žmonės nerimauja. Šiandieną nerimas, amžiaus problema. Taip, dėl skubėjimo dar yra. Pavyzdžiui, žmogus nori greitų rezultatų, nes socialiniuose tinkluose mato, kad kiti turi rezultatus. Jis tada iš savęs pradeda reikalauti, jam nesigaunas, dėl to nerimauja, ar man pavyks, ar aš toks, anoks, trečios, toks. Tai toks nerimas. Tai šitoj temai yra 2. Šitam pavyzdėje yra 2 klausimai. Vienas tai yra nerimas, žinai, ar tikrai gausis, ar tikrai pavyks, ar aš iš principo sutinkamas. Ir šalia, kadangi ar aš esu tinkamas, tai yra savivertės klausimas.
kas aš esu, koks aš esu, ar mane kas nors myli, ar aš ką nors myliu, ar aš moku, gebu mylėti, priimti, pažinti ir taip toliau. Tai būtų nerimas, o savivertės klausimas, tai prie nerimo ten ir panikos atakos yra. Na ir dar vieną aš pridėčiau, žinai, kad yra asmeniniai santykiai. Vienaip ar kitaip, ar tai santykiai su savim, ar tai santykiai su aplinkiniais. Ar tai būtų su šeimos nariais, ar tai su tėvais, giminėm ir taip toliau. Tai va tokios 3 turbūt pagrindinės temos, kurios vyrauja. Va. Ir nerimas, tarkim. Nu tai nerimas, jinai tokia dažniausiai. Kokie, kai kasi tą žmogaus nerimą, kokia pagrindinė priežastis sutinki nerimo? Vienos aš neišskirsiu dabar tau. Jo, bet tai čia procentaliai. Jeigu taip keliauti, žinai, į priekį, giliau, tai tada mes turim sustarti, ką mes vadinam nerimu. Žmogus nerimauja, žinai, kažkas gyvenime jo vyksta, jis turi kažkokių planų ir jisai nerimauja, bus ar nebus. Tai šią dieną net iš vis net nieko, jisai dirba normalų darbą, kiek sustinku žmonių pabendrauju normalų darbą, šeima, viskas gerai. Sako, ryte atsikeliu, pirmas jausmas, kurį jaučiu, yra nerimas. Nerimas, jo. Pirmas jausmas, kurį jaučiu, yra nerimas. Tai čia dar būtų labai įdomu tą žmogų pastabdyti, paklausti, ar tai tikrai yra nerimas, nes šiek tiek nerimauti tai yra normalu. Aš paimsiu pavyzdį. Tarkim, kad mes dirbam kažkokiam pardavimų kontekste, turim naują klientą. Ir mes žinom, žinai, kad dėl to kliento konkuruojame ten 2, 3, 4, 5 įmonės. Ne? Ar yra normalu truputėlį nerimauti? Paeis, nepaeis. Normalu. Nerimas, kaip ir baimė, padeda tau susikoncentruoti ir būti geresniam. Tas tiesa. Kaip tu pažiūrėsi? Sveikas lygis. Taip, jo. Taip. Tai čia toks, kada tai tampa tokiu nevaldomu chronišku tokio, ne? Mums reikia požymio. Tai reiškia, kad mano organizmas, mano kūnas taip reaguoja, kad aš negaliu susikoncentruoti, negaliu dirbti, negaliu veikti, negaliu sugalvoti kažkokių tai sprendimų. Tai reiškia, kad net ir mintis, jau ne tik kūno reakcija, bet ir mintis, vienas šalia kito jie yra, mintis yra tokios, jog ten scenarius blogas, tik taip piešiasi. Dingsta tikėjimas net toks paprasčiausias. Aš nebetikiu, kad net gerai bus, ne? Ilgalaikė pasekmė. Taip, kad jau žmogus tada, žinai, ir pradeda abejoti savim visiškai, ir jisai gali kažką tai tokio padaryti, žinai. Va, ir kai, kaip tu sakai, va, iš kur tai ateina, ne, tas, dėl ko ten, kokia ta priežastis būtų pagrindinė nerimo, tai, bent jau aš tai sakyčiau, lūkesčiai savo. Aš turiu būti kažkoks. Ir aš, žinai, čia atsisuku, aš labai apibendrintai kalbu, labai apibendrintai. Taip. Ir aš atsisuku į ką, kad aš turiu būti kažkoks, tai yra kažkoks standartas, žinai. Ir tas standartas yra aukščiau visko. Ir toks įspūdis, kad jeigu aš jo netitinku, tai dar yra kažkas, tai kažkokia grupė žmonių, kurie dar turi liniuotę, pagal kurią pamatuoja. Ir jeigu aš netitinku to standarto, aš tada esu atstumtas tos grupės, žodžiu, lieku vienas. Sena psichologinė mūsų šita genties trauma. Taigi mes visi dar gentainiai, visi gentainiai. Mesgi palyginus labai trumpai gyvename atskirai, ne, būtuose namuose. Milijonus metų gyvenom bandoje ir ta išmetimas iš bandos reiškia mum mirtį, tiesioginė mirtį. Saugumo poreikis. Jo, saugumo poreikis. O šiai dienai taip greitai mes per kelis dešimtmečius išsikėlėm tokius standartus, teisingai aukštus, kad mūsų tie lūkesčiai yra, taip kosmiškai. Aš dabar galiu sugalvoti, kad aš Marse noriu į Marsą nuskristi. Ir pradėjus lūkesį turiu nuskristi į Marsą. Gal nėra blogai. Bet pradedu depresuoti, man nerimas atsiranda, kaip sakai, nes mane tuoj matuos ir aš jau nebetitiksiu to lūkesčio ir atsiras baimė. Jo, ir žiūrėk, mes tada turim, labai geras toks šitas tavo pavyzdys, iš karto, kad lyg ir galėtų būti mano noras. Kodėlgi ne, yragi dabar tos kosminis turizmas, jau ten kažkur tai kelionės yra, tai gal nebūtinai. Teoriškai jisai įmanomas. Jo, ir paskui tik tai pasiruošimo klausimas, kiek tau to reikia, ar tu pasiruošęs tą sumokėti kainą, žinai, viskas, čia jokių problemų to vietoj nėra. Bet jeigu tai yra sąlyga, taip griežtai norėčiau užakcentuoti, jeigu tai yra tavo asmeniškai sąlyga, kad tik tai išpildęs šitą sąlygą, aš būsiu pilnavertis arba pakankamas, ne, ten bendruomenės narys, o tai jau čia yra sudėtinga, žinai. Čia tas nerimas mums yra tik tai, kaip čia simptomas gal daugiau, žinai, nes tai tikroji priežastis, tai kaip aš matau, koks mano santykis yra su savim ir su ta bendruomenė, kur aš esu. Ir vėl galima, reiškia, šitas dasikasti ir pažiūrėti, kas įskiepijo man tą durną norą būti marsiečiu. Aš dabar pasakysiu durną norą, nes, realiai, turbūt dais kažkurioje vietoj
kad aš turbūt mokykloje nuvyliau kokią nors mokytoją, o gal mamą nuvyliau blogais rezultatais. Mama pasakė, tu niekada nebūsi, nes esi tėftelių tėftelis. Ir gali būti, kad man tas geštaltas atsidarė ir jisai virto mano noru būti kosmonautų marsiečių. Ar aš per daug grubiai pasakiau? Žodynas tavo labai įspūdingas. Žiūrėk, gal darom taip, kad vienas tik tai toksai, visada, kai yra kažkoks kontaktas, tai geštaltas atsidarė. Visada, jis visada yra, nesvarbu, žinai, kokia būtų situacija. Ir taip, jis tada neužsidarė. Arba jisai užsidarė savotišku tokiu būdu, blogu, ne? Kažkaip tu adaptavaisi. Vis tiek gyveni, eini į priekį. Net ir žinodamas, kad tau kažkas kažkada pasakė, kad ten teftelis ar ten dar kažkas, tai tokio. Aš jau pamiršau tos žodžius, žinai. Tai va, tai tas noras, kurį tu sakai, tas kaprizas, toksai durnas noras būti marsiečiu, jisai turi kažkokią priežastį ir jis, tam tikrą prasme tavo galvoj, arba to žmogaus galvoj, mano galvoj, įrodo kaip sąlyga, kad jeigu aš tai išpildysiu, tiksliau, kai tai išpildysiu, bus ok, žinai. Jeigu to neišpildysiu, tokia būtų sąlyga, tai nebus ok. Taip, mes galime rasti tą situaciją, kada tai kilo. Galima galbūt netgi pradirbti terapijos metu tos pokalbius, iš tos jausmus išsakyti, nes paprastai tokios situacijos, kurios yra iš anksčiau neužbaigtos, laikomės tokios idėjos, vėlgi apibendrintai labai kalbu, kad tą akimirką žmogui neužteko vidinių resursų apsiginti. Reiškia, mano ribos buvo pažeistos, taip, vat, saugumas yra toks terminas, kurį šiandien palėtėm, galbūt dar prie jo grįšim, ribos yra dar vienas terminas, tai reiškia, mano ribos buvo taip savęs suvokimas. Drastiškai, irgi tiesa, mano ribos buvo labai drastiškai, žinai, pažeistos ir man neužteko, aš neturėjau pakankamai resursų apsiginti. Tai vat, jeigu suaugęs ir vaikas, tai tikrai, vaikas tai ką jisai daro, jis verkt pradeda. Jo, arba užsisklendžia, užsispaudžia, bet niekas nežino, kaip jis jaučiasi iš tikrųjų. Netgi gali vaiko paklausti, jas žodyną ne visada turi. Bet jeigu tu pridėsi, jeigu grįžt prie vaikų, jeigu tu jį apkabinsi, tu pajausi, išgirsi, kaip jis kvėpuoja, kaip jo plaka širdis. Jeigu paliesi rankas, dreba, nedreba, prakaituoja, neprakaituoja. Kūno reakcija visada yra toj vietoje, žinai. Tik tai, kaip mes netobuli tėvai, nei vienas nėra tobulas, mes daug dalykų mokomės, žinai, eidami per gyvenimą, žinai. Ir taip jau yra, kad kartas nuo karto, vienokį ar kitokį tokį ne patį maloniausią patyrimą savo artimiesiems suteikiam. Tai mums netaip svarbu grįžti į tą istoriją, nes mes jos nepakeisim. Mums santykį su ja pakeisim. Nes galbūt mes net atsimnam tos istorijos. Mums labiau svarbu žiūrėti, kaip tu ją įprasmini, ką tu nori su ją padaryti, žinai, kad gal tu neteftelis su kažkas tai kitas tenais, kaip tik pavadinti kitaip, kad būtų resursiškai, žinai, ir tada žiūrim jau ne į istoriją, du dalykai mokyklo reikalingi. Istorija, faktai visokie, reiškiniai ir geografija, o kur nori nukeliauti. Ir tada terapijai jungiam geografiją. O kur nori nukeliauti, tai apie ką tu kalbėjai pačioj pradžioje. Tai iš to paminėtų žodžių, kad mes nesugebam apsiginti, tai neužtenka resursų. Jo, neužtenka resursų, gal dėl to mes taip dažnai girdisi, kad vaikystėje patirtos traumos turi įtakos visam gyvenimui. Galbūt dėl to labai svarbi vaikystė. Dar viena tema. Tai apie patirtas traumas. Lengviausia kalbėti, bent jau man lengviausia kalbėti apie traumas, kurios yra suprantamos kaip kokie nors kaulų lūžiai. Lūžo ir viskas aišku. Mes žinom, kas tai yra. Labai lengva pamatuoti. Kaip pamatuoti tą vadinamą psichologinį elementą, tokį, ne psichinį. Tai sutarkim šitaip, kad yra įvykis, traumuojantis įvykis, taip, ir jis buvo. Ir kad susitarti dėl savokų, tai reiškia, mano psichikai neužteko, nemokėjo, neužteko jėgų, resursų, ne jėgų, resursų, su tais emociniais, kurie kūne pasireiškia išgyvenimai, susitvarkyti. Tai jinai ką padarė, kaip aš pirštus dabar užlenkiu, taip jinai užsilenkė, susispaudė nuo jaudinimo, nes jeigu yra jaudinimas ir slopinimas, dvi pagrindinės funkcijos centrinės nervų sistemos, labai apibendrintai kalbu. Jeigu jaudinimas buvo labai didžiulis, smegenys sproginėja, kažkas čia darosi, kūnas dreba ir taip toliau, psichika sako, neadaptyvu, mirsiu.
Signalas į kūno mirtis, jis tada pradeda išjunginėti žmogų. Vienas nuolpsta, kitas sustingsta, kitas pabėga iš situacijos, bet tai neišsprendžia situacijos. Tos pulti, bėgti, sustingti, tas 3 reakcijas. Tai įvykis traumuojantis yra kaip įvykis, psichika nesusitvarko su tuo, todėl mes tai vadinam psichologinę traumą. Bet tokio kaip dalyko, kaip reiškinio, kad pasakė žodį ir čia paveikė ir tai sukėlė traumą. Buityje žmonės taip kalba ir palikim tai virtuvė ir buityje, pas specialistą darbas kabinete truputėlį kitaip, sąvokos truputėlį kitaip skamba. Bet tame labai daug yra tiesos, tai darom šitaip. Žmogus gyveno ir yra jo gyvenimas iki ir po. Iki kažkokio tai įvykio arba įvykių sekos, gali būti, kad tai seka kažkokia, tai pavyzdžiui, tokios aplinkybės susidėlėjo, kad metus laiko kažkas tai truko tokio, ne? Tai tada, tai ką dabar, kiekvieną dieną jis po traumą patirdavo? Ne. Tas patyrimas, kuris vyko metus laiko, nes ten buvo atsitraukimo kažkokių tai situacijų, kad ir žmogus ir gerai jausdavosi, bet tos aplinkybės, kuriuose jis išgyvendavo tos neigiamus jausmus ir nesugebėjo atsakyti, nes psichika neturėjo resursų, kaip tai sureaguoti, atstatyti ribas ir taip toliau, jisai susidėjo kaip karoliukai į karolius susijungė, ir tas periodas veikia, kaip mėgsta žmonės sakyti, kaip trauma. Traumuojanti patirtis ir tai tada, kaip tu sakai, tęsiasi ten tolimesnį gyvenimą, vienaip arba kitaip persikelia. Čia labai svarbi vieta. Žmogus, jeigu išgyveno ir nenumirė, reiškia, jis adaptavosi. Tai dabar klausimas, kaip jo psichika adaptavosi. Pavyzdžiui, vengti tokių situacijų. Reiškia, jeigu tamsoj kažkas įvyko, žmogus ras priežastį, kodėl tamsių paros metu neišeiti į kiemą. Taip yra. Jis adaptavosi, jis padarys viską, kad jam būtų saugu. Tai jeigu turi šeimoje šunį, šeima ir vienas yra tas, kuris bijo tamsos, bijo, vėl kabutės dedu, tai jisai jį kada vežios, arba ryte kaip prašvyto, arba per pietus, bet ne vakare. Tai vis tiek, bet vadinkime, tai yra ribojimas. Į kalbos nėra. Tai yra butelio kakliukas. Ir pažiūrėkime, tai yra, mes ne vieną tokią turime traumelę. Turime 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Istorijų. Mes turim 12 istorijų ir kiek jos susidėjus, gaunasi neblogas gardelis jau. Jos, kaip, ir vėl kiek aš daug, ir gali būti, kiek aš jau daug savo neleidžiu, kaip aš stipriai save varžau vien dėl, kad aš turiu 12-15 istorijų. Okay. Tai tada žiūrėk. Ir tai sukuria mano pasaulio vaizdą. Teisingai? O tas mano pasaulio vaizdas tai savaime įsipildanti pranašystė. Taip. Ir sakau, pasaulis yra toks, o jis yra tik tai mano vaizdinys. Taip. Tai ten, kur yra darbas su įsitikinimais, aš toks ekspozicinių dalykų mėgėjas labiau esu, einam įsitikint. Jeigu žmogus sako kažkokį, žinai, gal dar tai darom, 12 tų istorijų, tai nereiškia, kad žmogus turi 12 traumų. Tai reiškia, bent jau aš sakyčiau, net, kaip tarkim, man labai pažūsama, aš fermoje dirbau, ganiau kiaules, tai mes ką darydom? Vaikai 4, kokie 5 stom ir mes turėjom vartelius vadindavom, varteliai. Ir kiauliai dar mes čia vieną pastatėm, čia, ir tų vartelių pagalba mes kiaulę nukreipdavom ten, kur mums reikia, kad nueitų. Tai tas 12 istorijų, 12 vartelių. Ne? Aš einu, man reikėtų eiti į kairę, bet vartelis, ten vartelis, ten. Taip, ir man gaunas toks siauras mano gyvenimo tuneliukas ir sakau, gyvenimas labai siauras. Kaip tuneliukui labiau pritariu už tai, kad tai yra daugiau, pavadinkim taip, matymas. Tada aš matau, žinai. Toks siaurasis matymas. Su gyvenimu, su pasauliu. Ir aš gal tokį nuo savęs pridėsiu kaip sluoksniuotas pyragas. Jos nėra, kad jos atskiros įsibarstė tos traumos, jos vis tiek kažkur tai persidengia. Tai reiškia, kažkokie tai išgyvenimai yra panašus. Ne? Tai ten per gyvenimą, vėlgi skirtingi specialistai skirtingai pasako, kad yra tokios momentinės, bet labai sunkios traumos, kokia nors katastrofa, žinai, vyko ir viską tu išgyvenai savo patarimą. Tai vienas atvejis toksai. Bet jeigu buvo daugiau įvykių tokių, žinai, skirtingų, tokios mažesnio intensyvumo, tai jie vis tiek yra kaip ant vieno lapo, kad būtų surašyti. Taip. Toks daugiau, aš sakyčiau, apie išgyvenimus. Mums, sakau, ne taip svarbi istorija, kaip svarbus išgyvenimas. Taip. Patyrimas, kurį aš išgyvenau, jausmas, kuris liko, kuris neįsisprendė, kokį tai įtaką, kokį filmą nupiešė, žinai, kaip aš po to matau tą pasaulį. Tai va tokia opcija. Ir
Turim mes tada tokius traumuojančius įvykius, turim tokį žmogų su 12 istorijų. Ok, laikomės tokios idėjos, kad jis kažko tada vengia. Ir tą žmogus tikrai pasako. Taip. Pavyzdžiui, kaip idėja. Sako, aš bijau skristi lėktuvu. Tai nereiškia, kad jisai patyrė aviakatastrofą. Kažkas tokio buvo, kur ko pasiekmė, tokiam, rezultatas yra, aš jeigu kažko nekontroliuoju, žinai, viskas, man yra nepatogu, aš turiu kontroliuoti, žinai. Turiu kažkokį tai turėti kontrolės mygtuką. Tai darom prielaidą, kad kažkokia gyvenime istorija yra buvus, kur kadangi situacijos nekontroliavo, jo kūnas išmoko, žinai, kad kontroliuok. Ieškok būdų, kaip laikytis. Įlipo automobilį, prisisegė diržą. Paspaudė liftą, arbitas atvažiavo, įsitikino, kad aplinkui žmonių nėra, įlipo, paspaudė mygtuką ir skaičiuoja skaičius, kad tikrai važiuoja. Toks poreikis yra kontrolės, tai jam saugu. Vėl grįžtam prie saugumo tokio elemento. Tai aš laikausi tokios idėjos, čia mano tokia pozicija, kad vis tiek žmogus pasakys, ko jisai vengia. Kokia situacija, kokią mintį, kokią emociją sukelia situacija, kontekstas ir ko jis ten negali daryti. Ir čia toks paprastas pavyzdys, vėlgi metafora bus. Jeigu bijai plaukti, bijai, kad nuskęsi, tai kol kas plaukti ir nereikia. Prie vandens nueit galim ar ne? Ir mes po truputį. Ekspozicinis požiūris man, kuris patinkantis yra, dirbant su traumuojančiais įvykiais, ar mes galim po truputėlį artėti. Nes galbūt prisipratinus prie tos situacijos, kurios aš galvoju, kad negali būti, mes ją patirsim kitaip. Mes, klientas, ją patirs kitaip. Prieis, pasižiūrės, o pabraidyti gali, įbristi vandenį gali ar ne? Gali. Ok. O iki kelių gali, tol, kol jauti, kad kūnas priima kaip šitą patirtį. Tai čia sakau, braidžiojimas po vandenį tai yra tik tai metafora, mums tinka bet koks kontekstas. Pasižiūri savo tą situaciją kažkokiai, savo tą kažkokį tai požiūrį, kažkokį išgyvenimą. Jeigu galima kažkur paeksperimentuoti, reikėtų susitikti. Baimė bijo ko? Drąsos. Gėda bijo ko? Drąsos. Aš labai, man baimė su šešėliu labai asocijuojasi. Irgi variantas, kažkas... Tu bėgi nuo jos, šešėlis tave vėjasi, eini šešėlis bėga nuo tavęs. Labai graži metafora. Dar kitas toks momentas, sako, bijai vilko, neik į mišką. Vilkas labai baisus. Palaukit, iš kur jūs žinot? Iš kur jūs žinot? Jeigu aš vilkų gyvenime nemačiau, iš kur aš žinau, kad jis baisus? Iš kitų pasakojimų. Pasižiūrėsim. Bent jau į zoologijos sodą galiu nueiti. Da vaikystėje girdėtų pasakų. Apie ką kalba? Nes filmas, kuris nusipiešia, vaizduotė, yra galinga. Taip, jis baugina. Taip, nes man atrodo, kad tas vilkas didelis, tokie nasrai ir taip toliau. Andriu, dabar mūsų klausočiam žmogui, aš kai sakau, netgi iki šio momento, kol mes kalbam, tai yra, mes reklamuojam psichoterapiją. Ir aš reklamuoju, man patinka. Kaip tam tūlam žmogui, dabar klauso žmogus ir galvoja, jam gal jau pradėjo atsirasti toks klausimas, o gal ir man reikia pas psichoterapeutą. Kokia raudona lemputė? Žmogus pradėti jau pagalvoti, kad, žinai, gal jau laikas man nueiti. Kokia tai galėtų būti ta lemputė? Kas tai veiksnys? Ar kurį laiką besitęsiantis... Žiūrėk, duodu atsakymą tokį, kuris man ant liežuvio galo dabar. Kurį laiką besitęsiantis emocinis diskomfortas. Atsikeliu ryte, nėra nuotaikos. Einu kažką darau, nekyla rankos. Ir tai nėra vienos dienos variantas. Galbūt aš neįsimegau, galbūt blogai pavalgiau, galbūt su draugu susipykom, pirtis buvo prasta buvo, treniruotė kažkokia netokia. Pavadėkim žodį chroniškas. Žodynas tavo taip. Žiūrėk, ūkiškas. Tu pasakėjai, tu šitą... Aš pasakiau. Bet darom taip. Gali būti, kad iš tikrųjų žmonėms, kurie žiūri, toksai žodis yra tinkamas. Taip, jeigu kurį laiką, jau kokį mėnesį laiko aš jaučiu kažkokį tai diskomfortą, tai jau kažkoks simptomas, kad kažkas yra negerai ir aš net nesuvokiu, kas negerai. Pabandžiau kitus batus susidėti, kitų maršrutų į darbą važiuoti, žinai, nesu to sąrašo, ne su klientais, iš to sąrašo dirbtų su tais klientais, kitą produktą pasiūlyti, žinai, keičiu kažką ir nesigauna, tai jau simptomas, signalas, kad kažkas yra, bet nesuvokiu, nes visų psichoterapijų vienas iš tikslų yra kliento sąmoningumo didinimas. Ką reiškia sąmoningumo? Kai mes kalbėjom, kad patirtis suformuoja iškreiptą realybės vaizdą, tai bet kokia atveju tai yra subjektyvų kiekvienam, kad mes pasaulį suvokiam subjektyviai, bet kai priklijuojam dar visokių etikečių nereikalingų, tai mums reikėtų įsisąmoninti, kad
va, aš šitaip matau, ar aš esu teisus 100%, greičiausiai ne, ar gali būti kitokia versija, gali, eksperimentuojam, žiūrim ir taip toliau. Nu, tai va, tai jeigu yra toks simptomas jau kurį laiką, tarkim mėnesį, kad aš nesijaučiu laimingas, yra emocinis diskomfortas, tikrai galima ateiti kreiptis. Už tai, kad psichoterapija yra nemedikamentinis gydymo būdas. Blogiau nebus. Sutrikimų gydymo būdas. Ir dar vienas, simptomas, dar vienas būtų pastebėjimas, kad aš kažko tai negaliu daryti arba nenoriu daryti. Veiksmai sutrinka. Ypač tam tikrose situacijose pradedu vengti kažkokių dalykų. Pastebiu, kad vengiu. Pavyzdžiui, išeiti reikia į nepažįstamą aplinką, mes su tam turim tokios patirties verslo visokiuose klubuose. Ir kad anksčiau dar pagalvodavau apie tai, dabar net minties tokios neprileidžiu, nes aš ten diskomfortiškai jausiuos, ten reikės bendrauti, pažindintis, ką aš pasakysiu ir taip toliau. Kažkas vyksta su žmogum, kažkas tokio atsitiko. Jeigu toks net ir daryti kažko negaliu. Nes dirbame mes kaip psichoterapeutai ir visi psys ir tie specialistai su psichikos ir elgsenos sutrikimais. Aš tiesiog turiu pasakyti tą dalyką kaip specialistas. Ir vienas, tai reiškia, viena iš tokių, jeigu tiek nesuvoki protų, klausyk čia, krūtinės jausmai. Jausmai turbūt jausmas vienas iš mūsų pagrindinių tokių rėksnių, kuris mes galim tą protą savo sumeluoti, viskas gerai, viskas fainai, nes aš protą vadinu melagiu, dideliu bjaurių melagiu. Bet va šitai plakančiai, nei kaip tu jie negali meluoti, jinai vis tiek plaka, jinai vis tiek zurkia, urzgia ir ta raudona lemputė dega, ar ne taip, Andriau? Klausyk, aš vis tiek... Tai ko labiau klausyt man čia, ar... Humorą irgi mėgstu. Klausyk, tau reikėtų kreiptis į kardiologą, jeigu tavo širdis urzgia. Urzgia, būna, kad urzgia, Andriau, būna urzgia. Protas sako, ne, viskas gerai, Vidai, viskas gerai. Bet širdis urzgia. Prognoruoju. Taip. Man juk reikia eiti tą darbą. O širdis sako, tu nevertina tavęs tam darbe niekas. Na ką, man paskola, man viskas. Aš dėsiu pavyzdį, tu man pasakysi, ar aš pataikiau ar nepataikiau. Reiškia, yra toks žmonių elgesio modelis, vakare, kokia taip 22 valanda, dar miego nesinori, iš įpročio, nes vėlyvas yra miegojimo, eiti, miegoti, įprotis. Ir žmogus ateina, atsidaro šaldytuvą, uždaro. Pavaikšto, grįžta, vėl atsidaro, vėl uždaro, grįžta, vėl atsidaro, dešrą kokią paima, dar kažką randa, pasipjausto, 10 valandą, ir iš 3 karto. Tai ar jisai buvo alkanas? Tai ne. Žinoma. Tai mes kokį turi momentą. Dabar aš bandau žmonių kalba, gal man pavyks. Irgi, toks vienas iš iššūkių, aš galvoju, kad kaip specialistam, ypatingai psichoterapeutam, psichologam, psichiatram, mokėti, kalbėti žmonių kalba, kad būtų suprantama visiems, pagal tikslinę tą grupę, kas galėtų būti tikslinis klientas. Už tai, kad terminologijoje mes patys kartais truputėlį pasiklystam, o kaip tai pasakyti žmogui, kuris terminologijos nežino. Jis tada ką, jis eina ten, kur viskas yra ant pirštų. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir sprendimas. Tai šitas atvejs, žmogus 3 kartus priėjo prie šaldytuvo. Jis pasiėmė 20 val. Vakaro, pasipjaustė, suvalgė. Ar jis tikrai alkanas? Ne. Tai darom prielaidą, kad kūnas reaguoja, jis siunčia signalą. Kadangi mes to vadinim kūno kalbos iš vidaus tų impulsų, mes jos nežinom. Nėra tokios morzės abėcėlės, o aš specialiai tam laiko neskyriau. Tokios programos nepraėjau. Taigi netrūkumas, tai yra toks gyvenimo būdas, pavadinkite. Mes visi taip gyvenam. Tai kas atsitinka tada? Aš interpretuoju kūno signalus taip, kaip esu įpratęs. Kažkas vyksta negerai, tas pats nerimas, kažkokiu krūtiniai suka. Man atėjo du žodžiai liūdnas arba saugumo trūkumas. Vakare, kodėl aš valgau. Man labai liūdna. Bet tai man labai nesaugu. Va, matai, tai tu kaip gražiai sakai. Bet aš darau prielaidą, kad žmogus gal kažką suvalgyt. Ne apie alkį eina kalba. Ne apie alkį, ne. Net jeigu jisai truputėlį sakytų, palauk, ar aš tik, jeigu priėjus prie šaldytuvo būtų klausimas, ar aš tikrai alkanas, greičiausiai būtų atsakymas ne. Ar aš tikrai noriu valgyti, greičiausiai atsakymas ne. Kas su manim vyksta? Ir čia mes, žiūrėk, tokia grandinėlė, labiau pažįstantis impulsus ir savo jausmus žmogus galėtų pasakyti,
kas su manim vyksta. Aš jaučiu, kad čia vat krūtinėje spaudžia, suka, kažkas darosi. Lygtais, bandau tą kūną judinti, kas ten būtų per procesas, žinai, kažkokį tai veiksmą iš to padaryti, pabandyti pavadinimą tam duoti. Tai būtų labai lengva ir labai paprasta, žinai, jeigu kiekvienas duotų iš karto tiems jausmams, kuriuos jisai patiria, žinai, vardą. Tikslius įvertinimus. Taip, ne visi mes tą turim, ne visi tą mokam, tikrai toli gražu, toks emocinis raštingumas, tai siekiamybė yra, kad jis būtų didesnis. Tai vat pradėti nuo kūno pojūčių ir įsivardinimų. Man spaudžia krūtinė. Ok, aš galiu kvėpuoti ar negaliu? Galiu. Pilvu įkvėpiu. Įsikvėpia viskas gerai, lengvėja, nelengvėja? Lengvėja. Tai aš pakvėpuosiu, praeis. Gerai, o kas įvyko dieną? Auksinė taisyklė. Jeigu ryte blogai, ką darai vakar? Geriau. Turbūt iš Simpsono supratai. Apie ką kalba? Kas bebūtų šiandien, o kas buvo vakar. Jeigu vakar ne, tai gal buvo, kaip ir sakau, gal mėnesį tai tęsės. Kada šitas jausmas atsirado? Pavyzdžiui, galbūt jau irgi, kaip sakai, red flagas, ta lemputė, kuri galėtų būti kaip simptomas, kad į specialistą kreiptis. Kuris laikas, žinai, negaliu vakarais užmigti, nemiga. Serija. Gera lemputė. Mityba, fizinis aktyvumas yra 3 pagrindiniai dalykai, kurie žmogaus ciklą taip užpildo. Tikrai. Ir jeigu tu blogai miegi, jeigu tu nereguliariai, netaisyklingai maitiniesi, tai jau tikrai bus organizme kažkoks tai disproporcija. Jeigu visiškai nulis yra fizinio aktyvumo, aš kaip čia, jeigu norėsit, galėsit iškirpti tą vietą, kaip sakau, žmonės yra atleisti nuo fizinio, susipykę, žinai, su kūno kultūra. Keli šimtai raumenų, jų tikslas susitraukti, atsipalaiduoti, sportuodamas tu energijos, kiek išvystai, kiek tu pasitenkinimo, kiek ten tų endorfinų, malonumo, tų hormonų laimės pagamini. Pats pigiausias būdas. Ir pats ekologiškiausias būdas. Ir sveikiausias. Ir sveikiausias. Aš net, jeigu manęs paklausė bendrinių požiūrių, blogai jaučiuosi, nėra motyvacijos, aš pirmas klausimas, koks tavo santykis su gamta ir aktyvumu? Kiek tavyje gamtos? Žiūrėk, tu dar 1% ir geštaltistas. Ir kiek yra tavyje judėjimo. Pradėkime, nežiūrėkime jau, prieisim prie geštaltų, prieisime prie įsitikinimų ribojančių, prieisime prie blogų įpročių, prie aplinkos prieisime, bet pradėk nuo šito, ne? Pradėk nuo šito. Pradėk nuo šito ir jau tau daug labai įsispręs klausimų. Žiūrėk, tai sena tiesa iš tų populiarių vadybos mokytojų, specialistų, motivatorių, taip, dabar, žinok, bijau sumeluoti, kas autorius yra tos tiesos, bet nutarkim, kad Markas Tvenas, nes taip apie jį kalba, žinai, tik tai visiškas idiotizmas yra kartoti tą patį elgesį ir tikėtis kito rezultato. Visiškai. Jo, daryti klaidų nėra, tai yra žmogiška daryti klaidą, bet daryti tą patį ir tikėtis kito rezultato, tai yra kvaila. Tai, žinai, nori, kad būtų kitaip, ką gali pakeisti. Ir va čia tikrai nuo to gyvenimo būdo truputėlį elemento pakeitimo 1% gali būti, žinai. Ten, sakau, aktyvumas kažkoks fizinis, gal mitybą pakoreguoti, žinai, gal anksčiau eiti miegoti šiek tiek, atkreipti dėmesį į tai, o kaip reaguoja mano kūnas. Tai, žodžiu, aš tik tai vidai užbaigsiu tą mintį, kad jau... kai buvo apie tos red flagus ir visus kitus momentus. Vat, jeigu yra kažkokie tai pojūčiai ir aš pagal įprotį, dažniausiai mes tą darom, blogai jaučiuosi, reikia suvalgyti, elgiuosi taip, kaip esu įpratęs. Suvalgau saldainį, lašinių kokių, ar ten dešros, man pasigamina malonumas, nes aš žinau, kad taip aš nusiraminu, bet situacija neįsisprendė. Tai yra saviapgaulė tokia. Mes taip gyvenam, viskas ok, mes vis tą darom, ir tu taip darai, aš taip darom, mes tikrai tą darom. Klausimas, kokiais kiekiais. Tai va. Ir realiai sprendžiame problemą ne jo sprendimo būdu. Realiai, mes kai coachingė klausdavom, o ką tau duoda tas valgymas 10 vakaro? Ir tu turbūt, kaip sakysi, ar norėjai valgyti, tą pasuotą? Ne, nenorėjau. O ką tau davė? Nusiraminimą. Nusiramino. O iš kur atėjo tas, iš kur jo nerimas? O tai reiškia yra nerimas? Yra, va tai va. Kas gyvenime vyksta? Kas gyvenime vyksta? Ką tau davė iš tikrųjų? Tu tik tai netokiu būdu gydai šitą savo reikalą. Tai labai džiaugiuosi, kad ir coachingė apie tai kalba. Taip. Žinom. Praėjau. Tai man labai smagu coachingą iš tikrųjų. Ta geroji dalis coachingo, kad žmogus ateina su problema, jisai ją pasako, o po pokalbio paaiškėja, kad
jam tas toks prasiplečia suvokimas, kad visiškai netame yra jo problema, kad jis nori visai ko kito. Man tai tokia dažnu atveju būdavo, kada žmogus sako, aš noriu būti turtingas, noriu turtingesnis būti, man reikia daugiau pajamų. O kada dainiai giliau supranti, kad žmogus pasako, man reikia laisvės, man trūksta, man laisvės, man laiko daugiau norės. Ką tu darytum? Aš turėčiau daugiau laiko, aš būčiau laisvesnis, labiau save vertinčiau. O, tai tu reiškia vėlgi nežiūri, žiūrėk, kaip tu galėtum laiko daugiau turėti, o ne to, kad pinigų, žinai. Jo, ir va tas pasakymas, labiau save vertinčiau, irgi toks momentas, kad lyg tai aš kažko tai neverta, žinai. Taip. Nu, žodžiu, mes kaip turim žmogų, taip pat skira knygą. Vat, jeigu 8 milijardai gyventojų, tai vat, kaip 8 milijardai unikalių, žinai, biografijų. Fainai. Grįžtant prie tų vartelių mūsų alegorijos. Man, kaip nors pastebėjau, nelabai noriu vartoti žodžių trauma, aš kaip paprastas žmogelis jas pavartosiu, kad man aišku būtų. Tarkim, bet aš tai, žinok, žaviuosi tavo žodynu, aš kaip paprastas žmogelis. Taip, paprastas žmogelis, jo. Okay. Aš naudosiu žodį trauma. Mano požiūriu, viena iš populiariausių traumų yra klaidingas įsitikinimas. Ir tas klaidingas įsitikinimas, kaip mes kalbėjom, jis nupiešia klaidingą pasaulio vaizdą. Klaidingas pasaulio vaizdas sukuria klaidingą mūsų gyvenimo filmą ir mes, pateikdami tą gyvenimo filmą, vertidami per jį, sukuriam tokį negatyvų, vadinkime, gyvenimo būdą, netgi galima sakyti, negatyvų, kiti kaip tik teigiamą būdą. Įsitikinimai. Ką gali daugiau pasakyti apie tai? Jo, aš žinok, turiu patikslinti tada, dėl savokos tiesiog, vat, kai tu sakai, kaip paprastas žmogelis apie traumą, kad pagrindinė trauma tai yra įsitikinimai. Mano čia požiūrė. Čia trauma priežodis, tai žodis kaip... Traumai priežodis, jo, gal įsitikinimai, okay. Kaip čia, tarkim, žmogus ateina, tarkim, aš pastebiu gal, gal pasakyčiau, ne trauma, priežastis, vadinkime, nesėkmingo gyvenimo, nelaimingo gyvenimo, priežastis tokio va... Tai tada kažkas, tai, kad savokos iki galo, trauma, tai tada turėjo būti traumuojantis įvykis. Jeigu mes ne apie traumą, o apie pasekmes, kur susiformuoja matymas, taip, matymas, suvokimas, subjektyvus, kuris ten iškreipia vaizdą. Dabar apie įsitikinimus, daugiau įsitikinimus, kurių mums... vėlgi šitas, mes daug jų prilendam per tą ego, prisigalvojam visokiausių įsitikinimų ir mes sukuriam tokią, vadinkim, tie įsitikinimai netgi ant mūsų uždeda tokią kaukę, su kuria mes vaikštom ir mūsų žiūri žmonės ir sako, didelė, mane žmonės nemato, jie mane netaip supranta. Jeigu aš dabar užsidėjęs klauno kaukę, mane sustinka žmogus, mane nepažįstamas, klaunas tu klaunas, eik tu klaunai tu. Ar aš grįžtu namo verkdamas, mane vadina klaunu, nes mano įsitikinimą, aš elgiuosi pagal savo įsitikinimus ir jie tokie suformuoja klauno kaukę. Taip, čia savirefleksijos klausimas, nes jeigu tau 5 žmonės kažką tai pasakė, tai yra panašu, tai greičiausiai reikėtų atkreipti tai dėmesį. Vienas pasakė, tai galbūt jam tai pasirodė, bet jeigu ten, tarkim, 2, 3, 4, 5 žmonės pasakė... Tas ką aš noriu pasakyti, tie įsitikinimai, jie labai mūsų formuoja, mūsų tą personą, vadinkim, personą. Tu nepatikėsi, atidarėjai tokią skrynę Pandoros. Pabandom, truputėlį apsibrėžus, dabar galvoju, kaip čia sudėlioti viską taip, kad būtų ir mums smagu apie tai pakalbėti ir tai, kas išeis į eterį, kad būtų dar vertinga ir naudinga. Bet jau paprastais lengvais ir iš kur jie atsiranda ir man kaip... Man reikia rinkti žodžius, žinai. Tai, padarom taip, kad yra kažkokia tai patirtis, žmogus turi kažkokią tai patirtį, tu turi patirtį, aš turiu patirtį ir tą patirtį mes apibendrinam, kažkaip interpretuojam, įprasminam, žodžiu, paprastuoju būdu. Ir jeigu patirtis buvo maloni, kažkas gavosi, pavyko ir aš tai įprasminau kaip malonę patirtį ir tai maloni patirtis ir emocija maloni, tai įsitikinimas bus kažkoks teigiamas, resursinis.
Taip. Ne? Jeigu patirtis yra nemaloni, aš įprasminau kaip nemalonę patirtį, emociją ir neigiamą, tai šitas įsitikinimas, kuris susiformuos, bus toksai, ten resursinis, čia ne tik, kad neresursinis, populiaru vadinti ribojančių, bet jis ribojančių tam tikram kontekste. Ribojantis, neribojantis, įgalinti. Resursinis irgi geras pasakymas. Man jis labiau patinka, žinai, nes man labiau įkvepiantis yra. O ribojantis, tik tai, žinok, labai svarbus momentas už tai, kad aš truputėlį pykstu, kai žmonės taip neatsakingai išleidžia eterį žodyną ir nepaaiškina, apie ką eina kalba. Ribojantis įsitikinimas, jis veikia kontekste. Tam tikram kontekste jis suveikia kaip butelio kakliukas. Yeah. Taip yra, pavyzdžiui, augdamas vaikas šeimoje gavo tokią užduotį, žinai, jį taip auklėjo, nesiginčyk su vyresniais. Ok, tinka, tai tėvų vaikų santykė, tai tinka. Dabar jisai suaugęs, dirbantis ir, žinai, turi vadovą, kuris už jį vyresnis. Ir jam galioja ta pati taisyklė, nesiginčyk su vyresniais. Va šitam kontekste jis tam tikrą prasme yra labiau ribojantis, negu buvo ten. Taip. Va ten tai buvo auklėjimo metodas, o čia jau jis yra ribojantis. Elgesio jau forma. Taip. Tai va, apie ką kalba, tai jisai tik tai šitoj vietoje, žinai, mums reikėtų modeliuoti, kad žmogus gal pradėtų galvoti kitaip, santykis keistųsi, žinai, nes jis jau ne vaikas, jis jau pasikeitė. Tai va, tai tas, sakau, ribojantis tikinimai tam tikrose kontekstuose. Čia tokį pavyzdį irgi įdėjau, galbūt, žinai, ne patį tinkamiausią, bet ribojantis tikinimas, jis veikia tam tikram kontekste kaip apribojimas. Taip. Tam tikram kontekste kaip galimybė adaptuotis, išlaikyti, žinai, santykį, priimti kito žmogaus matymą. Pavyzdžiui, įsitikinimas, leidžiam kiekvienam pasisakyti. Ne? Tai grupė kažkur, kur susirinkimas, tai kiekvienas pasisako, tai yra labai ok, ir kuris tai gali būti ribojantis, kuris tai gali netinkamai veikti, kur brieda visišką kalbą, rėkia, bliauna, staugia, žinai, ir tu galvoji, taip, reikia leisti kiekvienam pasisakyti. Aš galvoju, kad toj vietoj tą įsitikinimą reikėtų formuluoti. Tai yra praplėsti šiek tiek. Leidžiam kiekvienam pasisakyti, jeigu tai yra ekologiška. Bet dabar, jeigu taip suabsoliutinant apie tuos neigiamus įsitikinimus, vėl, kad tai yra apie tuos vartelius, kad jau tas įsitikinimas veikia kaip tas vartelis, kuris man neleidžia eiti. Arba tunelis, kaip sakyti, tavo labiau, Andriau, patinka. Taip. Tunelis, kuris tave kreipia, siaurina ir tu net nematai, kad išėjimas ir į kairę yra, į dešinę, nes tavo per siauras matymas. Turiu gražią metaforą. Mūsų įsitikinimai kaip mūsų asmeninės kelių eismo taisyklės. Mes vadovaudamėsi susiorientuojam gyvenimo tam procese visam pasaulyje. Ir dabar jeigu tai yra, kaip tu sakai, tie tokie ribojantis arba tie varteliai, kur aš kažkaip vadovaujuos to, man taip yra tuo metu gerai. Ir jeigu man kažkas nepatinka, o aš norėčiau kito rezultato, tai greičiausiai aš to kito rezultato neturiu dėl to, kad vadovaujuos kažkokiais įsitikinimais, kurie neleidžia pasiekti tam tikro rezultato. Kažko tai, ko aš kito norėčiau, bet leidžia pasiekti tai, ką aš turiu. Nes 10-baliai skaliai 7 irgi pasiekimas. Taip. Daug kas nuvertina, bet tai yra pasiekimas. Ir mums dabar, jeigu klausimas yra toksai, ką mums daryti arba kaip mums judėti toliau, aš sakau, atsakymas mano akim žiūrint labai paprastas. Grįžtant prie ištakų įsitikinimo, yra tikėjimas. Nežinau, kurioje ten iš tų šventųjų knygų parašyta, bet laimingi, kurie tiki, nematė. Nežinau, kurio iš tų šventųjų knygų parašyta, bet tokia idėja. Tai yra tikėjimo klausimas. Žmonės tiesiog tiki, kad taip yra. Tai ten ginčytis sudėtinga. Su tikėjimu ginčytis tikrai sudėtinga. O ten, kur buvo patirtis, tai reiškia, žmogus turėjo, vėl grįžtų prie anatomijos pačios struktūros įsitikinimo, kur buvo patirtis, tai palauk, tai dabar mes kokią situaciją turim? Tokią pačią kaip tada? Ar kitokią? Kitokią. Tu toks pats ar kitoks? Kitoks. Gali būti, kad yra kitokia versija. Gali būti, kad gali būti kitoks rezultatas. Gali būti, kad pabandžius vienaip, antraip arba trečiaip mes turėsim kitokią patirtį. Tu turėsi kitokią patirtį. Galim pabandyti. Ir čia, aš labai atsiprašau, bet nuo žmogaus motyvacijos. Jeigu viduje užtaisas patyrinėti tą savo patyrimą, padirbti su to įsitikinimu, darant kažką naujo, kitokio, su palaikymu, su palydėjimu ir taip toliau yra, jis tą padarys. Vienaip arba kitaip jis tą padarys. Tai dramblį valgom po kąsnelį, tai žinai, maža smulki užduotis artimiausiai tobulėjimo zonai. Pamiršau aš tą specialistą, tą tokį, žinai, šito įsireiškimo autorių, jis ten atskira kryptis tokia yra, kad neduot užduoties tokios, su ko žmogus nesusitvarkys. Duot užduotį tokią,
toks pasakymas lietuviškas būtų, noriu, bet bijau, bet noriu. Galėčiau, bet bijau. Vat tokios apimties užduotis, artimiausia tobulėjimo zona yra ok. Kad jis išdrįstų žengti žingsnį. Taip, aišku, kad baisu. Mes taip ir tikrinam, nes turėdamas naują patirtį, jis ką greuna, senus įsitikinimus formuoja naujus. Taip. Va, mes per patirtį galim susiformuoti naujus įsitikinimus. Jeigu iššūkis bus labai didelis, mes galim dar labiau žmogų išgąsdinti. Jo, dar, aš žinai, tu turi palyginimą, kalbėjau, vaikystėje labai bijojau aukščio. Bet aplink mano namus augo daug liepų. Ir aš prisimenu, vaikas išdrįsau užlipti ant pirmos šakos. Užlipau ir sėdėjau kokią valandą laiko tikrai. Kitą dieną vėl užlipau ant šakos. Trečią vėl. Ir žiūri, jau aš galiu judėti ant tos šakos. Ir po kokios savaitės palipau ant antros šakos. Po metų aš į viršūnės laipėjau, net lipdau nuo vieno medžio ant kito medžio. Pereidavau iš vis realiai, nuo vienos liepos užlipdavau ir pereidavau per visas liepas, per visą liepų eilę. Bet kaip sakai, jeigu man būtų kažkoks tai motivatorius liepęs, tu privalai, tu gali, tu iš karto, tai būtų dar didesnė trauma ir niekada nebūčiau jas. O kaip sakau, pasėdėjimas, sakė, aš galiu, ant pirmos šakos palipėjau, aš galiu. Ir tada step by step toks, aš ir šalininkas tos step by step judėjimo į priekį. Taip, tikrai yra ekologiškas prieš save, tas žodis ekologija skamba. Tai ekologija ne tiek apie gamtą šitam kontekste, konsultaciniam kontekste, kiek, žinai, darant kažką naujo, nesugriauti esamo. Tai reiškia, kad jeigu aš kažką tai patiriu, kad tas naujas patyrimas, jisai būtų vertingas man, o negriaunantis tai, ką aš jau turiu, žinai. Tai vat ekologija toks. O tavo požiūriu, kaip manai, tarkim, tie ribojantis įsitikinimai, ant kiek stipriai gali apriboti asmenybę ir ant kiek stipriai gali uždaryti ir žmogus, tiesiog nebus pilnai tą žodžio prasme, nelaisvas, jis pilnai tą žodžio prasme gyvens kalėjime, savo kalėjime. Kiek tavo požiūrį? Labai vėlgi sakinio struktūra, kiek gali stipriai apriboti. Ant kiek tai yra svarbu? Kokią įtaką, kokį poveikį tai daro, ne? Aš vėlgi pasakysiu gal savo teiginį, ne? Ką aš pamanau. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai yra piešia, ir vėlgi sakau, aš žiūriu daugiau į tokį jau į kraštutinumą. Jeigu tai yra kraštutinumą, daug tų tokių įsitikinimų, jisai susikuria savo tą tokį labai klaidingą pasaulio vaizdą ir, kaip tu sakei, tos taisyklės, jam taisyklės eismo galima važiuoti tik tiesiai ir atgal. Nei dešinę, nei kairę apsisukti negalima, jei šviesoforas stovi negalima važiuoti, tik atgal turi važiuoti. Realiai toksai važiavimas tampa tiesiog, jis labai labai ribotas. Taip. Žiūrėk, gal sutarkim Vidai tokį variantą, kad žmogus pats pasirenka ir jeigu jis nemato tame problemos, tai yra ok. Jis gyvena tokį pagal tuos pasirinkimus, kuriuos jis yra priėmęs, gyvenimo būdą, jam tiek užtenka. Jam tiek užtenka. Nes ką daro įsitikinimai, Andriau, ką jis duoda, pagrindinį dalyką, ką duoda įsitikinimai žmogui? Saugumą. Taip. Saugumą. Taip. Kas mums yra vienas iš saugumo pagrindinių dalykų? Koks? Man tai nuspėjamumas, kad bus taip pat, kaip buvo vakar. Nuspėjamumas. Nes neapibrėžtumas. Tai tragedija žmogui. Nerima. Ir žmogui tie įsitikinimai yra jo šventikla. Jisai geriau nenorės geresnio darbo, nenorės geresnės vietos, nenorės geresnių santykių, nes ten yra daug nežinomumo, neapibrėžtumo. Čia yra jau tyliai, ramiai, saugiai. Labai tau pritariu. Ir aš niekada nesu prieš jokį žmogelį, prieš jokius įsitikinimus. Jei jisai ramiai, namuose, laimingas, gurkšnoja arbatėlę, vakarais, nesvarbu kur kaip, aš visą laiką už. Kaip tu sakai, jeigu pradėjo viduj jausti, kad tau kažkas jau trūksta, ir jeigu tu išėjai į gatvę ir nuėjai su draugams ir sakai, gyvenimas toks ir toks, negerai, politika bloga, valdžia bloga, darbdavys blogas. Va čia aš jau tada sakau stop, tada ir pažiūrėkime įsitikinimus. O kas tau trukdo keistis ir pakeisti požiūrį, ne? Mano toks požiūris. Žiūrėk, jeigu yra nepasitenkinimas, tai reiškia, kad mes galim, vėl sąlyga pokyčio kokia. Grįžtų prie tavo sakinio, nežinau, tu pats užfiksavai, tu sakai, žmogelis,
Koks tau gražus žodynas, aš negaliu, žinau, komplimentas dar vienas tau. Koks Tikrai, žmogelis, tikrai, aš taip nekalbu, aš žaviuosi, žinau, aš skolinsiuosi iš tavęs tokius žodžius. Žmogelis. Toks, man patinka, žinai, aš kažkaip labai renku žodžius, taip stengiuosi, žinai, kažkokį tai vaidmenį būtų, Vidas sėdis prieš manęs, žmogelis, chroniškas reikalas, dar kažkoks, arbatėlę geria. Ir tu gražų tokį kontekstą įvedi. Jeigu jis gerdamas arbatėlę yra laimingas, reiškia, jis neturi pretenzijų. Neturi pretenzijų. Va, būtis. Jo, teisingai. Tai dabar mes žiūrėjome. Pretenzija vėl dar viena raudona lemputė, ne, Andriu? Tai va, arba nepasitenkinimas. Arba nepasitenkinimas. Jeigu jam yra viskas ok ir jis tikrai tą viskas ok yra, jam jokios įtampos, dar kažkas tai nekyla, tai džiaugiamės. Jeigu, kaip tu sakai, susitiko, išėjo iš savo namų ar į darbą nuėjo, susitiko bendruomeniai savo ir, žinai, sako, politika tokia, trečiokia. Tai politika tai toks variantas, kad balsuoji ir kažkokį sprendimą ten priminėjai, bet tarkim, kad nepatenkintas savo gyvenimo kokybę. Taip, tai jo, politikagi pasakai, kad bloga politika, čia tu savim nepatenkintas iš tikrųjų. Tik nesąmoningas. Tada klausimas būtų, ką tu turi omeny. Taip, jo, teisingai. Ir jeigu mes turim, žinai, kad žmogus sako, aš nepatenkintas savo gyvenimu, vienaip arba kitaip mes prieinam prie to, valio, mes turim pretenziją, arba norą, arba poreikį keistis, arba kad galėtų būti kažkaip kitaip. Taip. Viskas dirbam su to, jeigu žmogus nori. Jeigu jis įstikinęs, kad niekas nepasikeis, oi, tada neįmanoma. Tada jisai tokį, žinai, nuo manęs niekas nepriklauso, tokį vaidmenį yra užėmęs. Man irgi vėl coachingė labai patikdavo tas, sakydavas, kai mus mokė šitas, kiek dar nori būti nepasirengęs veiksmui. Jeigu žmogus prieidavo ribą, kada nežinau, netikiu, kiek dar nori laiko nežinoti ir būti va šitoj nežinomybėje. Noriu dar metus laiko, tai gerai, pasimatysim po metų. Iš principo taip, nes žmogus nusistato, čia vėlgi apie sąmoningumą, jisai įsivardina šitam pavyzdį, įsivardina, koks terminas jam reikalingas ir žiūrėk, kadangi mes jį paleidžiam, tu jį paleidai tą žmogus su tokiu terminu, bet jis jau jį įsivardino. Taip. Tai yra tikimybė. Jo, kad po metų atėjęs. Ne, dar greičiau, dar po pusmečio. Už tai, kad aš abejoju, kad aš norėsiu, kad taip tęstų. Taip, būtent. Apie to, o jei forsuosim tą dieną, nesigaus. Mes, žinai, gyvenam tokiais ciklais, kurie mums suprantami ir priimtini, irgi formuoja tam tikrus įsitikinimus, darželis, gal jisai mažiau, nes gal mes mažiau tokie sąmoningi esam, bet mokykla. Kada prasideda? Rugsėjo 1, tai ten gegužės pabaigoje, birželio pradžioje atostogos. Tai vasara pas mus yra atostogos. Toks senas, nepatikrintas, nelabai validus tyrimas, darbymetis kažkodėl rugsėjai prasideda visiems, nes įprotis. Pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, vidurinė, universitetas, viskas prasideda rugsėjai. Vasara, darbingumas krenta, nes visiems atostogos, žinai, kažkas tai tokio. Sena vaikystės programa taip išeina, ne? Taip, ir tai yra kaip įsitikinimas veikiantis, žinai. Tada žmonės kažkaip tai bando, žinai, gyventi ir kai baigėsi ta tokia programa, tarkim, kad idealiu atveju žmogus pragyveno mokykla, universitetas, reikia pradėti darbuotis. Ir staiga nėra tokios scenarijos. Nes iš 12 mėnesių tu ten turi 30 kalendorinių, kiek ten tos atostogos trunka, jos nebūtinai vasara, galbūt yra padalintos. Tai šiais laikais savaitė 2. Stresą patiria, tai aš nepailsėjau ir taip toliau, ten, tokių visokių įdomybių, žinai, gyvenime vyksta. Kodėl? Už tai, kad reikia atnaujinti įsitikinimus. Va mes priėjom prie ko? Kad tie, kurie galiojo kažkada, kartas nuo karto tokia revizija, kaip aš gyvenu, kuo aš vadovaujuosi, kiek aš patenkintas to, ko aš turiu, o aš norėčiau kažkokį taip, žodžiu taip. Kai žmogus turi tikslą, žino, ko jisai nori, žino, tikslas man kaip kryptis yra, aš žinau, kur aš keliauju, kaip turėtų būti. Man tada visi dalykai pasidėlios aplinkui, nes aš esu ištikimas tam pasirinkimui ir man kiti dalykai pasidėlios kaip, kad aš eigoje, o dabar dar tą paimsiu, o dabar tą padarysiu, tas truputėlį gali palaukti, čia dabar ekstra dėmesio reikia šiek tiek, bet aš žinau vardan ko. Jau žmogus, kai turi tikslą, tai jau jisai jam. Tai tavo aplinkoje daug kurių neturi? Taip, jo. O žinai, mes tokį esam bandymą darę. Ne bandymą ten, toks mokymų metu. Mes paėmėm, padalinom grupės, į 2 grupės, žinai, žmonės, ten buvo 2 klausimai. Ir gana dažnai, anksčiau tą darydavau tokį klausimą, kas žmogui iš to, kuris turi gyvenime tikslą, kom tai naudinga žmogui neturėti gyvenime tikslo. Ir ten naudos. Ne? Turi tikslą, tai ten kryptis, aiškus prioritetai, gyvenimo prasmė ir taip toliau. Neturi žmogus tikslo, kom tai naudinga. Mažiau įtampos, daugiau atsipalaidavimo, viską lengviau priima ir taip toliau. O sakau, žiūrėkit, galima padaryti ne arba, o kitą jungtuką parinkti. Ir
tą turinį, tos sąrašus paimti, gyvenimo kryptis ir atsipalaidavimas. Nu, sujunginėti, va tas toksai, iš NLP pusės žiūrint, man patinka tas variantas, žmogus vis tiek mato tą paveikslėlį. Jeigu tu sakai, šiandien eisiu ten į kokią mėgstamą kavinę, suvalgysiu mėgstamą patiekalą, paveikslėlisgi yra. Taip. Vaizduot yra. Tai taip, jungiant tokius jungtukus, skirtingus, tokius teigiamus, pozityvius vaizdinius, žodžius, susikūrė pozityvus vaizdinys. Ir kuo tu daugiau tokių susikūrė vaizdinių, tuo didesnė tikimybė, smegenys neuroplastiškos, kad susiformuos naujas įsitikinimas, vienaip arba kitaip, tai mane veža, man tai patinka, aš to siekiu. Valio, važiuojame į priekį. Taip. Dar vienas iš tų pridėčiau prie pliusų, kada žmogus neturi tikslų, jeigu jis atviras, jis kartais turi daugiau pasirinkimų. Nes kartais būna žmogus, kuris antiek susifokusuoja į tikslą. Fokusuotis tikslą labai yra gerai. Labai gera kelrodė žvaigždė. Bet kartais būna, kad va, tau būna tokia tobula galimybė šiek tiek va šonė, bet kad jeigu tu esi tiek susikoncentravęs, tai žiūrėk į tikslą, bet ir nepamiršk pasidaryti aplinkui. Visiškai su to sutinku, štai kad fanatizmas yra tas momentas, tada mes turėtume turėti ciklus tokius, sutarkim, kad dabar, pavyzdžiui, tu ten metus laiko kažką darai, dirbi tik tai ties to. Okay, tai būna, sutinku, nes visi šonė, kairė arba dešinė tikrai gali būti kažkokia tai opcija. Aš savo patirtį pasakysiu, Andriu, prieš 2 metus aš tikslų susirašinėjau, 30 metų mažiausiai. Į priekį. Ne, turiu minėti, kiekvienais metais, gruodžio 31 aš susirašau tikslus ateinantiems metams. A, B, C lygio tikslai pas man yra. Prieš 2 metus esu padaręs bandymą, nerašiau jokių tikslų. Aš sakau, šitas nerašysiu tikslų. Nežinau, pabandysiu būti atviras, šiems metams tegul ateina, kas ateina. Tai metus, kuo aš baigiau? Kuo? Pas Andrių Jarašiūną. Ai, okei. Tai aš išgelbėjimas tavo buvo. Andriu, prieš 2 metus atėjau pas tave ir sakau, nebežinau, ką aš noriu daryti. Pakalbėkime. Dabar kliento konfidencialumas veikia, tai reiškia neišduosime tų paslapčių. Apie ką? Tai va. Žinai, Vidai, jeigu dabar ne apie tave, o šiaip iš principo, bet koks savęs įrėminimas veikia kaip rėmelis. Taip, bet ar norėjau pasakyti. Rėmelis jisai nėra, bet kokiam rėmelėje vis tiek yra laisvumas. Tai reiškia, A4 formato lapas turi kraštinės, bet lapas tai yra ir tu gali tame lapė iš kairės į dešinę judėti kaip nori. Tai va aš apie tą lankstumą irgi, žinai, pritariu, kad jis vis tiek turėtų būti. Ir žinai, va, iš NLP pusės žiūrint, man labai patinka NLP prielaidos ir viena iš jų yra tokia, kad nėra žmonių be resursų. Prielaida, aksioma, tuo pat metu įsitikinimas. Nėra žmonių be resursų, yra neresursinės būsenos. Labai teisingai. Viskas. Tai būsena yra kintantis dalykas, nėra fundamentalu, nėra akmuogi. Klausimas, ar žmogus pažįsta savo resursinės būsenas. Tai va, čia kita opcija, tada reikia auditą tokį daryti, žinai, kas tau suteikia malonumą, kada tu gerai jautiesi, žinai, nes negali būti taip, tiesiog netikiu, kad žmogus 24 valandas per parą, net ir miegodamas, būdamas tokioje nesąmoningoje būsenai, kankinasi. Netikiu, žinok, tikrai. Tai va, bet yra žmonių, kurie to tiki. Sakau, su tikėjimu, tai jau sudėtinga ginčytis. Tai laisvos valios vienas iš pagrindinių visatos taisyklių. Laisvos valios. Net irgi negali žmogui. Jeigu žmogui taip atrodo ir jam jisai sako, kad neturi jokių resursinių būsenų, ir nenori pabandyti, tai ką jam tokiam? Ta senas pasakymas, jeigu jūs sakot ir tikit, kad galit, reiškia jūs galit. Jeigu sakot, kad negalit, jūs teisus. Jūs teisus, visiškai. Aš nežinau, irgi autoriaus, bet fainai. Andriau, prie tave paliečiant, kokį nors ribojantys, kokį nors savo asmenį ribojantį įsitikinimą galėtum, kokį turėjai ir kad su kuriuo, kurį keitėjai. Ar neresursinė būsena, kad tarkim kažkoks įvykis, kuris buvo neresursinė būsena, kur tu labiau mėgsti šitą frazę. Ir pakeitus, kiek tai pakeitė tavo gyvenimą, įvykį. Asmeninis konfidencialumas įsijungia, žinai. Jo, aš gal kitaip padarysiu, pasakysiu tą temą, kuri yra manyje, su kuria aš dirbu, tikrai jis manyje yra ir aš jaučiu, kad aš laisvėju šiek tiek, bet tai nėra taip lengva ir paprasta, kaip aš norėčiau, žinai.
Tai nėra, kad ištryniau kažkokią programėlę, dėjau naują. Tai mano iš bazinių emocijų yra pyktis, žinai, kam yra emocijos reikalingos. Evoliucijos eigoje buvo lengviau adaptuotis, išgyventi. Eidavo ten koks laukinis, urvinis žmogus, pamato kitą ir jie kalba buvo kokia, kitas, ir jeigu vibravo teisingai, tai okei. Tai vienas šypsena, kitas šypsena, džiaugsmo emocija, viskas, kontaktas. Pas vieną susiraukė pykčio emocija, kaip pas mane vedančioji, pas kitą viskas. Ir aš galvoju, kad yra gynybinis mechanizmas, adaptacinis mechanizmas, negynybinis adaptacinis, man kad padėtų adaptuotis. Ir aš taip ilgai sėdėjau ir galvojau, kas čia gali būti per momentas, nu kodėl. Aš atrodo, ir vat, kaip tu sakai, ir juokaut galiu ir moku ir taip toliau, nu kodėl tas veidas toks, nu, piktas, žinai. Iš kur to tokio, vat ant veido ta tokio pykčio raukšlė yra. Ir, žinau, galvoju, kad tai yra gėdos elementas. Jo, mes visi, tai yra gėda, tai yra socialinis jausmas, jis yra mums iš principo išlikimui mums nereikalingas, bet mes jo išmokom, žinai, kai mus lygino. Mane, tave, bet kurį žmogų lyginu su kitais ir sako, ypač mokyklą. Tai, kad ne visus šunis pakarti ant mokyklos, vis tiek tai buvo. Lyginimas, nu, tokie laikai buvo ir dabar manau, kad tas pats vyksta, dabar žmonės patys. Mama mane visą gyvenimą lygina. Lygintuvu? Su kitais. Ai, su kitais lyginimas. Pažiūrėk savo, kaip anie gyvena, pažiūrėk, koks tas, o tu... Jo, va, būtent toks lyginimas, kad tu ne kažkoks nepakankamas, žinai. Ir kas tada užsidega žmogui vidui? Aš nepakankamas ir du variantai. Arba, žinai, jisai patvirtina tą scenarijų, arba jam užsidega tokia kova, išlikimas, aš padarysiu kitaip. Tai aš taip žiūriu, aš taip galvoju, kad mano vedančioji tokia emocija kaip pyktis, bet už jo stovi gėda. Ir aš galvoju, kad visi tie mano pasiekimai, ta tokia kubatūra tokia, žinai, kokia yra, aš sportuoju kiekvieną dieną, čia tokia sporto sveikatingumo reklama, va, tokia forma palaikinėjau ir netgi toje vietoje yra įsitikinimas, kuris tikrai yra ribojantis, žinai, šitoje vietoje, nes man kažkodėl atrodo, tai nebūtinai yra tiesa, toli gražu nebūtinai yra tiesa, bet man atrodo, kad jeigu aš nesportuosiu, gyvenimas sustos. Bet jis tik geras, žiūrėk, geras. Kaip tu gražiai kalbėjai, nu ačiū už tau už palaikymą. Iš kitos pusės, nu nereikia kiekvieną dieną, nu nereikia ten tokiais kiekiais, jau metai netie, aš olimpiadai nepasiruošiu ir nereikia. Aš labai suprantu, aš 6 kartus per savaitę irgi treniruojuosi, man žmona sako, nu gal tu baig, nu tu turėk, aš 2 kartus į savaitę į boksą dar vaikštau, nu sako, nu tikrai, suprantu tave. O vaikštai į boksą ar sportuoji į boksą? Nu einu ir sportuoju, jo. Aš atsiprašau labai, aš nalpyčia, tai kabinėjimusi prie žodžio, atsiprašau. Tai va, tai yra toksai momentas, ir aš galvoju, kad yra iš tos gėdos, o gėda yra apie ką? Kaltė yra, kad aš kažką padariau ne taip, žinai, o gėda yra, kad aš pats netinkamas, nepakankamas, ne? Nu, tai visa istorija. Ir kad būti to pakankamu, tada tikslas būti toks. Aš manau, kaip mes berniukai mūsų kartos, kai augom, tai ten Van Damas, Bruce Lee, Švarcas, Stallone, ten Hebra žinos šitus pavadinimus tikrai. Mūsų amžiaus. Jo, Rokis tas filmas uždegantis buvo, taigi, žinai, įkvepiantis. Tai mes turėjom tokius pavyzdžius, į kuriuos lygiavomės ir mums tai buvo vyro etalonas. Taip. Viskas. Tai aš pakankamas, jeigu aš darau tą. Ir kaip giliai tai yra. Ar aš jau galėčiau leisti savo kūnui daugiau ilsėtis? Tai aš tą įsitikinimą dabar verčiu tokius savo naudingus, po truputėlį man tampa mažiau įpareigojantis, kad jeigu nejudėsiu, tai gyvenimas sustos, žinai. Jis po truputėlį man tampa toksai vertingas, aš sakau, aš tai darau savo malonumui, man patinka. Tai dabar grįžtu prie to kūno reakcijų. Ar jis tada kūnas sako, aš noriu? Ne. Jis sako, klausyk, būk geras, nekankink šiandien. Žinai. Aš sakau, nu gerai kojos, šiandien lengvai pajudėsim ir viskas. Tai taip, aš atliepiu, klausau, žiūriu pagal laiką, koks ten krūvis galimas, įmanomas, žinai, bet tokį vidinės disciplinos elementą turiu. Sakau, mankštintis reikia, sportuoti reikia, tam tikras treniruočių kiekis per savaitę jis turi būti. Žinai. Ir jisai tikrai duoda, ką tau duoda? Duoda energiją. Oi, aš žinok, šiandien bus treniruotė vėliau, negu mes įrašinėjom šitą įrašą, tai aš šiandien jaučiuosi dar toks neužsipildęs, kaip stiklinė, žinai, neužsipildęs, nes esu įsivyščiau tokį pomėgį sportuoti rytais, žinai, ir toks pasikeitimas šiandien įvyko ir man kažko tai trūksta. O, tai va, toks man, žinai, užpildymas dienos. Tai užpildymas ir ar galiu pasakyti, kad tai dalis tavo laimės? Dalis manęs. Tai dalis tavęs. Jo. O ar tai teikia tau, dalis tavęs, bet ar tai
dalis tavo laimės? Na, tarkim, mes vadinamės, mūsų laidelė, laimingi kitaip. Tai ar tu gali per tai pasakyti? Ir vėl tau laidelė. Laidelė. Ar tu gali pasakyti, kad tai iš dalies tu laimingas kitaip per sportą? Kažkiek tau duoda tos laimės kitaip? Na, nes stereotipinės laimės, o kitaip. Nu, žinok, tai yra mano sąmoningas pasirinkimas ir aš būčiau labai nelaimingas, jeigu aš negalėčiau. Nu, tai reiškia duoda. Taip. Reiškia Man duoda. tai yra toks, žinai, nėra formulavimo sakinio per neigiamumą, nu, nėra nelojančio šuns nesivėjančio katės, nėra. Tai man sportas, arba tas gyvenimo dalis, kuri yra susijęs su fiziniu aktyvumu, su sportavimu, tai ne olimpinis sportas. Tai kiekvieną dieną tas sportinis aktyvumas, arba toks, koks jis yra, tiek kiek jo yra. Nu, žinok, jeigu jo nebūtų, kad ir formuluotė per ne, man tikrai didžiulis trūkumas būtų. Aš tada nebūčiau aš. Tikrai. Ir Tai dalis tavęs. Turėjęs fizinės tokias traumas, žinai, kur apribotas judėjimas, aš vis tik prisigalvojau, kaip ten pajudėti, kaip ten padaryti. Aišku, iš to įsitikinimo, kad formą prarasti, nes tuo metu labai aktyvus sportininkas buvau, ir iš kitos pusės tai tikrai leidžia nusiraminti, išgyventi resursinę būseną, patirti kūno reakciją, kaip susitraukia raumuo, atsipalaiduoja. Nepaslaptis, vyram tikrai patinka, kad raumenys šiek tiek pasipumpavę, ten to laktato kaip prisikaupia, žinai, irgi gera savijauta. Taigi pro veidrodį praeidant smagiau pažiūrėti, laikysena kokia tavo yra visa kita. Jo, yra tas momentas, tai man ir laimės dalis, ir gyvenimo būdo dalis, ir sakau, be to būtų labai liūdna. O kas tavo, Andriu, laimė yra? Aš, žinai, turiu tokį, kažkaip tikėjausi, kad tas klausimas bus ir aš specialiai jam nesiruošiau, nes aš turiu tokį valdišką atsakymą. Aš jį pasakysiu, o paskui, žinai, truputėlį dar pakontempliuosiu, savo pasakysiu. Man labai patiko sėkmės ir laimės apibrėžimai. Ten Buffettas ir Gatesas berods kažkokiam tai konferencijai su studentais kalbėjo, čia daug metų atgal. Sako, sėkmė, tai kai tu gauni tai, ko tu nori. Laimė, tai yra, kai tu moki džiaugtis. Džiaugiesi to, ką tu turi. Nu, bombinis variantas. Nu, taip, čia aiškiai būtinga. Tikrai taip. Kadangi ne mano pasakyta. Tik reikia mokėti. Mokėti. Tai man laimė yra apie tą džiaugsmą savimi. Tada aš turėčiau paklausti, kaip tau sekasi mokėti džiaugtis to, ką turi. Aš mokausi. Mes visi mokomės. Visi mokomės. Aš, žinok, tikiu, kad nušvitusių žmonių būna, bet aš nemeluosiu, man būna ir liūdnų dienų. Ir net jeigu ne jos, tai aš turbūt net nežinočiau, kad yra ir kitoks pasaulis, kad yra kitokios emocijos, kad yra kitokie išgyvenimai. Taip. Tai va toks laimės tas variantas dar ir tame, kad aš galiu patirti viską. Taip. Ir nebijau taip pat. Čia ir sąmoningumo dalis. Aš žinau, kad aš nelaimingas. Šią dieną jau yra sąmoningumas. Taip įsisąmonė, taip pripažįstu. O ne šaldytuvą tuštinu. Kodėl aš tuštinu tą šaldytuvą, nežinau. Net netuštinsiu šaldytuvą, eisiu geriau pagulėti gal, ar pavaikščioti į parką, nes jaučiuosi nelaiminga. Gal, žinai, mano pavyzdys dar truputėlį stumtels kokį vieną kitą vyrą. Kažkaip su moterim lengviau, man tai vietoj su vyrais gal sunkiau gaunasi, kai emocijas reikia skleisti. Man patinka teatras, aš vaikštau į teatrą ir jau šiam sezonui turiu prisipirkęs bilietų ir beje, savaitgalį buvau jau šį vienam spektakliu, žinai. Ir aš visus, ne tai, kad visus įvairiaus žanro žiūriu, ir dramas, ir komedijas pasižiūriu. Man dramas labiau patinka, tokios gilesnės, ir aš ten turiu kelis tokius, žinai, režisierius, kuriuos labiau mėgstu. Ir, žinai, buvo vienas spektaklis, labai labai palėtė jisai mane, pavasario šiame buvau. Dabar pasakyti jau negaliu, ar per vėlu. Žodžiu, telefono būdelė ir kiekvienas galėjo ateiti ir pakalbėti su išėjusiais, sumirusiais žmonėmis, žinai. Tai aš ten įrašinėjo garsus tos pokalbius, žinai, autoriai. Vilniuje ta telefonų būdelė buvo ir ten transliavo, žinai, vis paleidžia kažkokį pokalbį. Jis reiškia realiai žmogus, tikri žmonės tikrai įrašai buvo padaryti tikri. Taip, buvo telefonų būdelė pastatyta Vilniuje, buvo galima ateiti, labas senelė, aš tavęs pasilgau, man tavęs trūksta. Ir aš galvoju, kaip gera, kad legalizuoja legalu įvartinti sunkius jausmus. Tai mes darom kabinete. Ir aš galvoju, vienas iš tų laimės apibrėžimų, jų gali būti daug ir universalių, žinai, kad man legalu išgyventi visus mano jausmus.
laimingas aš esu ir tada, arba vienas iš mano apibrėžimų, kad aš visaip galiu jaustis. Ir pavyzdžiui, teatre aš kontrolę visiškai paleidžiu, žinai, man ašaros bėga. Nu ką, labai jautru. Vat man tai irgi apie Būti laimę. tikram. Taip, Būti tikrumas, tikram. autentiškumas. Aš tikras. Taip. Neapgaulingas, neapsimetęs. Aš ne toks, kokį tu nori mane matyti, ne? O aš Arba esu kokį aš tikras. noriu pateikti kitiem. Jo, kitiem. Aš nebūtinai turiu būti stiprus. Nebūtinai. Taip, Ne aš esu visada. ir silpnas. Bus momentų, kad aš turėsiu būti stiprus. Bet nebūtina. Mano žmona dažnai klausia, sako, ko tu mane labiausiai vertini? To, kad tu man leidi šalia tavęs kartais pabūti silpnam. Nereikalauju visą laiką būti kaip plienui. Už durų man reikia būti plieniniam, stipriam, daugiau būti netgi, daugiau stipriam, negu aš iš tikrųjų esu, teisingai, Andriu. O va būti tikram ir silpnam kartais, tai yra irgi tai laimė. Jo, labai. Koks būtų tavo patarimas žiūrovui? Tik atliepsiu, kad labai didžiulį dovaną, žinok, tokius santykius turėti tikrai. Didžiulį. Nes viena, aš kaip ir sakiau, kai buvo 3 klausimai, dėl kurių ateina, tai vadėl, kad santykyje to nėra, tokios būsenos, tokia tarsi nelegali, žinai, negalima, draudžiama. Aš netgi sakau, žinai, kad mesgi vyrai visi vaikai esam. Ir mes dar tokie neužaugę vaikai. Nu, mes kai aš 4 nusipirkau, aš supratau, kad mes visiški vaikai. Visą laiką juokdavausi, matydamas, kai tais 4 į balas lenda ir skęsta. Užlipau ant 4, pradėjau važinėti, lendu į tas balas. 4 augę vyrai. Įsišiepę, patenkinti, murzini, šlapi. Nu, tai kur mūsų viršų? Vaikai. Niekur mes nepabėgėme nuo vaikų. Ir leisti kartais pabūt, kada žmogus tas šalia būnantis su tavimi moteris supranta, kad tau reikia kartais pabūti ir to vaikų, nu, tai yra didelė dovana. Taip pat tavo patarimas. Turėsi dar tą užduoti klausimą, nes dabar tiesiog turiu, matai, aš visą mūsų tą podcastą negaliu nusiraminti, man vis tu atidarai temą tokią, kuri, nu, aš negaliu tiesiog sąžinė, man neleis ramiai miegoti, jeigu aš nepasakysiu, žinai, šitos idėjos. Ar tu esi matęs tokį, anksčiau būdavo tokios medinės, tokios lėlės, kur, ne lėlės, skaptuotos, kur išardai viduje viena. Matrioška. Matrioška, teisingai, norėjau, kad tu tą pasakytum, žinai, matrioška. Tai dabar žmogus, tu, aš, bet kuris, žinai, žmogus, iš principo yra tokia pati matrioška. Aš net ieškojau, žinok, pavyzdžių, kad būtų lietuviškas žodis, nėra, arba bent jau neprisimenu tokio gražaus. Tai reiškia, kad nuo gimimo mažiukas didesnis ir tai nėra atskiri dalykai. Tai yra vienas. Reiškia, viskas gyvena mumise. Apie ką kalba? Tai reiškia, darom prielaidą, kad kažkuriam gyvenimo etape to džiaugsmo vaikiško buvo tiek daug, tokio malonaus ir tau jisai taip patiko, sakai, aš norėčiau tai pakartot. Ir koks skirtumas, kiek tau metų ir kokiu būdu tu tai pakartoji. Na, aišku, ekologiškai nekenkdamas kitiem. Ne, tai kalbos nėra. Taip, ten jau čia... Aš turėčiau dabar pasakyti, tuo purvu, kur važiavom, nenukentėjo nei paukščiai, nei augalai, gyvūnija. Čia labai svarbu ir šitą vietą reikia būtinai palikti. Taip. Tai Andriu, palinkėjimas klausytojams. Dar kažką nori pasakyti? Ne, kontekstą įves, aš dabar tiek užsisvaigau, kad... Na, mes kalbėjom apie ribojančius įsitikinimus, kalbėjom apie įvairiausias traumas, ir palinkėjimas mano turėtų būti. Kaip psichoterapeuto palinkėjimas, visų, tarkim, nerimo, pas tave ateina žmonės su nerimu, su žema savivertė, su lūkesčiais blaivingais. Na, žmogeliu, paprastai, lengvai. Tada toks palinkėjimas, aš kalbu, galbūt viskas pavirs į kokį nors vieną gražų sakinį. Nu, pradėjome mes nuo to, kad žmogui reikia žmogaus tam, kad save pažintum. Aš save pažįstu santykė su kitu. Tai tada palinkėjimas yra toks, kad būdamas santykė, kad aš turėčiau tokią dovaną, tokią galimybę, kiekvienam, kad jūs turėtumėte tokią dovaną, tokią galimybę santykė su kitu žmogum būti autentišku, tai yra savimi, su savo mintim, su savo emocijom, su savo jausmais, su savo veiksmais, kad jūs galėtumėte tai, žinai, atpažinti, veikti, daryti ir priimtumėte, aišku, kitą. Va, toks į pažinimą, į savęs pažinimą vedantis elementas. To linkiu ir į tą kamerą. Dėkui tau, Andriu. Labai dėkui. Žinau, laikas tave spaudžia. Mes kaip ir kalbėjom, kad mes neįtilpsim į savo laiką. Mes tikrai dar vieną kartą, manau, ir ne vieną dar susitiksim. Dėkui. Ačiū labai. Dėkui, Vidai.